Sveiki visi, prisijungę. Matau, kad žmonės dar jungiasi. Čia yra e-commerce talks, tai yra seminarų ciklas apie elektroninę komerciją ir mūsų tikslas yra padėti jums auginti savo elektroninės komercijos verslą. Tai jau turėjome 15 webinarų skirtingomis temomis ir šiandien su mumis yra Vitalijus Dubietis. Sveiki, Vitalijau. Sveiki. Kol dar renkasi žmonės, matau, kad tuoj pasieksime 100 žmonių, 100 stebėtojų, tai gal truputį aptariam patį aktualiausią, tiesa, trumpą informaciją, kurį kolegos man visą laiką primena pasakyti, kad įrašas yra šiuo metu daromas, tai ką galbūt praleisite, galėsite pasižiūrėti vėliau YouTube kitą savaitę. Yra e-commerce talks, taip kaip ir vadinasi šitą temą. YouTube galėsite pasižiūrėti. O, jau matau, kad žmonės pradėjo susipažinti. Tai labai gerai. Parašykite, iš kokios elektroninės parduotuvės esate. Tuoj turėsiu dar vieną klausimą jums. Pasibaigus šiam renginiu, jūs gausite trumpą apklausą apie šį renginį. Būtų iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, kaip jūs jį vertinsite, dėl to, kad nuo to priklausys, kaip mes, ką kviesime į kitus renginius. Vitalijus akivaizdu, kad turi jau tikrai labai gerus įvertinimus iš praėjusio renginio, nes dalyvauja jau antrą kartą. Jūsų laukia iš tikrųjų šiandien labai įdomus renginys. O tada gal trumpai iš tikrųjų pakviesiu visus, kas dabar rašo labai teisingai chat funkcijoje, dar parašykit, kaip jums sekėsi Black Friday. Black Friday savaitgalis, Black Friday savaitė. Nes pavyzdžiui, Paysero duomenimis, tai vien per savaitgalį buvo suprekiauta mūsų aptarnaujamose parduotuvėse apie 15 milijonų, kas palyginti su praėjusiais metais tai yra gana panašus lygis. Jeigu lyginsime su įprasta lapkričio diena, tai per mus tos parduotuvės, kurios surenka per Payserą, tai surinko maždaug trečdalių daugiau. Parašykit, kaip sekėsi jums. Taip pat matau, verslo žinios rašo, kad Maksimoje buvo maždaug plus 10% palyginti nuo standartinio srauto. Irgi iš to paties verslo žinių straipsnio pigu yra irgi maždaug apie plus 10%. Varlė yra jeigu imant vien penktadienį, 2 kartus išaugo vien juodąjį penktadienį, o jeigu imant savaitgalį, tai 36%. Tai dabar pasižiūrėsiu į mūsų chat eilutę, gal kažkas iš jūsų irgi bus pasidalinę. Taip, matau, kad labai daug yra elektroninių parduotuvių pavadinimų, yra, matau, ir mūsų klientų, ir ne tik mūsų, smagu, kad prisijungia visi. Taip, tai ar kas nors papasakos, kaip jums sekas? Ne. Daug, kad kažkaip nedrįsta kaip elektroninės parduotuvės, bet jau iš tikrųjų galime pasidžiaugti. Bet kokiu atveju. Mes kaip mokėjimo agregatorius, tai matėme tą 30 maždaug procentų augimą palyginti su įprasta lapkričio diena. Verslo žinios rašė, citavo Swedbank duomenis, kad irgi buvo 30% augimas. Tai greičiausiai galime laikyti, kad tai yra tam tikras standartas, kuris greičiausiai buvo Lietuvoje. Skaičiuojant lapkričio tą savaitgalį palyginti su įprasta rudens diena. Taip, matau, kad yra kas rašo, iš tikrųjų nieko nedarėme Black Friday progą. Yra ir taip. Taip, matau, užduoda klausimą apie payments, Google Pay, Apple Pay. Taip, tai čia greičiausiai turite galvoje apie įmokų surinkimą Paysera checkout, elektroniniai parduotuviai. Tai dabar tiksliai negaliu atsakyti, bet tikrai girdėjau, kad šiuo metu kaip tik yra integruojama ir pirmieji bus Apple Pay, o po to ir Google Pay irgi atsiras, tai elektroninėse parduotuvėse, kas surenka įmokas per Payserą, tai jau greitai bus.
Taip, matau, kad Dovilė rašo, darėm Black Friday nuolaidas, jautėsi, kad nestandartinis savaitgalis. Bet Darius, pavyzdžiui, rašė, kad Black Friday nedalyvaujam 2 metai. Alvydė irgi rašo, mes nieko nedarėme per Black Friday. Bet galbūt jūs nedarėte, bet jums vis tiek pardavimai buvo visai sėkmingi. Tikiuosi. Tai va. Gerai, jeigu dar kažką labai įdomaus parašys, tai galėsime pasidalinti tada vėliau, o dabar tada keliaujam prie mūsų šiandienos temos. Vitalijus turi daug ką papasakot, tada perdodu žodį Vitalijui, o tada sugrįšiu, kai mes prieisime prie klausimų. Tik atkreipsiu visų dabar jau prisijungusių daugiau nei 130 žiūrovų dėmesį. Svarbus dalykas, kad kai rašote klausimus, tai prašytume rašyti klausimus ten, kur yra burbuliukas Q&A, nes jeigu jie atsiranda chat funkcijoje, tai tiesiog labai sudėtinga juos po to surasti. Tai va, sekcija Q&A ir ten užduokite savo klausimus Vitalijui, mes taip paprasčiau juos galėsime jam užduoti. Gerai, Vitalijau, tai dabar tada perdodu žodį pačiam. Ja, tai dar kartą visiems sveiki, malonu šiandien tiek klausytojų turėti, man labai patinka, kuo daugiau, to geriau, nes tai leidžia ir patiems atrinkti, kas yra įdomesnio, ką teko per metus tiek patiems naudoti, tiek matyti pas mūsų klientus, nes maždaug apie 1000 parduotuvių aptarnaujam Lietuvoje, tai labai įdomu irgi stebėti, kokias praktikas kas turi ir kas verta, kas neverta, kas galbūt atvirkščiai nepasiteisina, o kartais būna kokie nors smulkus įrankiai, kurie labai pasiteisina arba atneša įdomios naudos. Tai čia papasakosiu apie tokius vadinčiau, tokius populiariausius įrankius, kurie neša daugiausiai naudos ir į kuriuos irgi labiausiai gal tikim patys. Be abejo, visų tikrai neįmanoma apžvelgti, nes tai būtų turbūt 1000 ir daugiau, nes kasdien jų vis atsiranda. Tai trumpai, kas nežinot, kas yra Verstis LT, tai mes nuomojam, parduodam elektroninės parduotuvės, jų turim apie 1000 šiuo metu veikiančių Lietuvoje, teko paleisti į gyvenimą daugiau 7000 parduotuvių per 15 metų, tad irgi matome ir kas pasiteisina ir kas nepasiteisina. Ir atitinkamai iš tų labiausiai pasiteisinančių dalykų stengiamės daugiausiai išgauti naudos į visą e-komercijos sprendimą. Ir pradėsiu nuo mokėjimų surinkimo, kad tikrai šiai dienai, kai prieš porą metų pasikeitė tas PSD2 standartas, atsirado labai daug tarpininkų. Tai dominuoja Paysera ir tikrai smagu matyti irgi žaidėją, kuris ilgai rinkoje yra ir tikrai siūlo daug gerų ir patogių sprendimų. Į užsienį, į kripto, tai dažnai irgi girdimi tokie žaidėjai kaip Stripe'as, CoinGate'as. Tai tikrai yra daug žaidėjų, kiekvienas turi be abejo savo pliusų minusų, tad svarbu yra ir kartais daryti taip vadinamus miksus, kad galbūt jeigu vienas kažko siūlo kitas, be abejo visada patogiau viską turėti vienoj vietoj, nes tai paprasčiau yra iš administravimo pusės. Tačiau kartais nutinka ir taip, kad vienas ar kitas mokėjimo būdas dėl jo specifiškumo pajungiamas iš tam tikro tiekėjo, o visi kiti būdai naudojami iš to pagrindinio įmokos surinkėjo partnerio. Taip pat labai dažnai girdime tokius dalykus, kad mano klientai neperka leasingų. Tai šitoje vietoje labai noriu priešingą nuomonę paskleisti, kad tikrai tenka matyti krepšelių, kurie yra maždaug 80-90 eurų vertės ir jos perka leasingų. Tai pagalvokit daugiau apie savo klientus, pagalvokit apie tai, kad jūsų tikslas yra parduoti prekę ir iš to uždirbti. O kas mokės palūkanas komisą leasingui, tai gali būti pardavėjas. Tarkime, jeigu jūsų marža yra tikrai tokia, pakankama ir jūs 5% galite leasingui atiduoti vardan kliento, tai atiduokite tai iš savęs. Tikriausiai dažnai matote įvairias akcijas, ten leasingas be pabrangimo, mokėk per 3 mėnesius nieko nekainuoja.
Tai faktas, kad, kažkam tai kainuoja, nebūna nemokamų dalykų, tačiau klientai tikrai bus labiau linkę pirkti iš jūsų, jeigu jūs jam pasiūlysit mokėjimą per 3 ar 6 įmokas, kai pirkėjui nepabrangsta prekė. Tarkime, buvo 200 eurų ir liksim 200 eurų per 4 įmokas, bet jisai žino, kad 50 eurų per mėnesį jisai būtų linkęs sumokėti už prekę, daugiau ne. Kaip pavyzdys, teko lankytis neseniai vienoje iš fizinio sporto prekių parduotuvių ir prie kasos stovėjo vyras, kuris skaičiavo, ar 10 ar 12 mėnesių jam paimti leasingą kažkokiai prekiai. Ir tikrai žmogus vos ne su kalkuliatorium skaičiavo, kaip jisai galės tą leasingą vėliau išmokėti. Tai jeigu tai galėtų būti palūkanos dar į jūsų pusę, jam tai nieko papildomai nekainuotų, tai konkurencinio pranašumo prasme jūs tikrai prieš savo konkurentus įgytumėt labai svarų pranašumą. O kurį leasingą rinktis, tai gal jau visų nereikia, bet 2-3 rekomenduočiau iš tos pusės, kad vieni turi vienur lojalumą, kiti kitur lojalumą turi ir jie tą lojalumą mėgsta paskui save persinešti, nes kiekvienas leasingas jiems duoda didesnės palūkanas, jeigu palūkanas keliamas ant kliento. Kas liečia vežėjus, tai tikriausiai žinote, kad standartiškai didžiausią rinkos dalį dengia 5 vežėjai, tai yra Omniva, DPD, LP Express, Venipak ir Tela. Dauguma jau siūlo ir grąžinimo funkcijas irgi praspręsti taip, kad parduotuvių savininkai, jeigu tai yra nustatymai iš administracinės zonos, tiesiog uždeda papildomą varnelę ir kai keliauja siunta pas pirkėją, jisai iš karto gauna SMS, tarkim, žinutę, kad jeigu norėsite grąžinti siuntą, jums kodukas, įdėkite paštomatą ir automatiškai viskas nukeliaus pas pardavėją atgal. Tai vėlgi, kai jūs siūlote ir akcentuojate nemokamus grąžinimus, tai didina pardavimus. Vežėjai, paštomatai tikrai turi būti naudojami Lietuvoje ir tai tikriausiai jau tokia kasdienybė, banalybė, kurios galbūt ir neverta labai stipriai minėti. Yra be abejo ir kiti sprendimai, kaip Multisiuntas LT, Siuspigiau LT, kurie veikia kaip tarpininkai tarp siuntų tarnybų ir elektroninės parduotuvės. Jų tikslas yra irgi iš esmės sugeneruoti jums lipduką. Tik tai galėtų būti toks agreguotas sprendimas irgi, kad vienoje vietoje galima, tarkim, turėti ir DHL, ir FedEx, ir kokį nors Ispanijos vežėją nišinį, kur neapsimoka, tarkim, daryti tiesioginės integracijos ir tiesiog niekas to nesiūlo. Tai labai gerai per tokias tarpininkų sistemas, netgi bet kurią sritį e-komercijos paėmus, tarpininkai yra gerai tom, kad užtenka vienos integracijos tada su tarpininku arba rankiniu būdu ir jinai prasprendžia daug daugiau integracijų su kitais, tarkim, šiuo atveju vežėjais. Logismart šiuo atveju pažymėjau kaip 3PL sprendimą. Tai 3PL tai yra, kai jūs namie arba sandėly neturit prekių, atsisakot sandėlio, pakavimo, tai 3PL paslauga tai ir reiškia visą tą sandėlį, siuntimą, priėmimą, jiems atvažiuoja fūra su palėtėm jūsų prekių, jie išpakuoja viską po lentynas, suinventorizuoja, sudeda viską į sistemą, jūs matot, ką jie turi, ko neturi. Jeigu iš jūsų parduotuvės kažkas yra užsakoma, jie atitinkamai gali gauti duomenis ir tas prekes atrinkti, supakuoti, užklijuoti, išsiųsti, pasirūpinti grąžinimu. Ten dingo, nedingo, susigadino, nesusigadino, tai yra jau tada nebe jūsų galvos skausmas kaip pardavėjo, o jūsų partnerio. Ir tai yra tikrai viena iš tokių paslaugų, kurios šiai dienai e-komercija dar Lietuvoje pas mus nelabai įvertina. Tačiau užsienyje, jeigu imti tą patį Amazoną ir jo tą FBA, tai yra fulfillmento paslauga, tai irgi prekės siunčiamos į Amazon sandėlius ir jisai viską tai daro toliau pats. Ir natūralu, užsienyje tai yra labai labai populiaru, įprasta ir visi prie to pripratę. Tuo tarpu Lietuvoje visi bando dar taip, gal iš taupimo tokios prizmės bandyti sutaupyti toj vietoj, bet jeigu paskaičiuosit, kiek kainuoja, nebūtinai tai bus sutaupimas, lyginant su to, ką jūs alternatyviai dar galite per tą laiką nuveikti. Keletą skaidrių perėsiu iš tokio funkcionalumo pusės, ką mes turim savo sistemoje, kas mums pasiteisina labai, tai komercinio pasiūlymo rašymas. Tai yra, kai jums tenka su klientais bendrauti dėl kažkokių prekių, kurias reikia
parduoti klientui, bet pasiūlyti jam kažkokią kitokią kainą, nes jisai, tarkim, pas konkurentą pamatė mažesnę kainą, dėl to pas jūs derasi, arba perka daugiau prekių ir jūs jam norit pasiūlyti nestandartinę kainodarą, o kom tai iš esmės žavi, kad jum nereikia ruošti kažkokio Excelio, siūsti PDF, kur jeigu klientui tinka, jis jums pasako, kad man tinka, atsiųskite iš ankstinę, jūs ruošiate iš ankstinę, jiems siunčiat, be galo nepatogu. Tai šiuo atveju tai yra tiesiog toks tarsi krepšelio sudėjimas, ką jūs norit tam klientui nusiųsti, įrašot kainodarą, nuolaidą ir panašiai. Išsiunčiat klientui, klientas atidaro, pamato, ką už kiek jūs jam pasiūlėt, jeigu patinka, jisai įsideda tai krepšelį ir užbaigia pirkimo procesą įprastai, tarsi jis pirktų kažkokias paprastas prekes parduotuviai. Reikia pasirinkti leasingą, išsirinka, kokio jam reikia pristatymo būdo, ar paštomato, ar kur, kokie yra pirkėjo duomenys, apmoka internetu ir nereikia visiškai rūpintis visų to procesų, kuris prasideda nuo žodžio man tinka ir ką toliau reikia daryti. Tai visai toks pasiteisinęs dalykas, kuris sprendžia nestandartinę kainodarą arba netgi su to galima išspręsti komplektų problemą, kad, tarkim, jūs norit pasiūlyti klientams, tarkim, Facebook auditorijoje išsiųsti žinutę, kad yra nuoroda, pirkit tokį tai komplektą drabužių ir jisai jums kainuos mažiau pinigų. Antras dalykas, kuris irgi pasiteisina ir, sakyčiau, net labai, tai yra būtent dovanų kupono pardavimas, kai elektroniniai parduotuviai žmogus gali nusipirkti kuponą, jį atsispausdinti arba tą PDF nusiųsti draugui ir išspręsti savo galvos skausmą, ką padovanot. Tai jeigu tai yra dovanojamos prekės, jeigu tai yra kažkokios statybinės prekės, jeigu tai yra kažkas, ką galima padovanot kalėdam ir panašiai, tai tikriausiai esat gyvenime tikrai gavę kuponą. Yra, kaip žinot, ir ten laisvalaikio dovanas LT, gera dovana LT, tai be abejo, tai viskas apie pramogas ir ten kuponai tikrai veikia, bet elektroninėse parduotuvėse taipogi galima kuponus parduoti. Jeigu perkamas kuponas, natūralu, kad iš kliento prašoma mažiau duomenų, nereikia jokio pristatymo ir tas kuponas automatiškai pagaminamas PDF failas, kurį klientas gali po apmokėjimo iš karto atsispausdinti. O atėjęs kitas klientas su to kuponu gali jį panaudoti kaip pinigus atsiskaitimo metu. Tai yra ne kaip nuolaidos kuponą, o kaip pinigus, nes buhalteriškai tie 30 eurų, jie guli avanse ir juos reikia priskirti tam tikram pardavimui. Tad nuolaidų kuponai tikrai yra tokia irgi funkcija, kuri pageneruoja pardavimus, ir tikriausiai nepaslaptys, kad ne visi kuponai galiausiai patampa panaudojami. Tačiau be abejo orientyras turi būti ne į tai, kad gausit nepanaudojimų kuponų, kas yra smagu, bet į tai, kad gaunat pinigus avansų, kažkas kažkam padovanoja, reiškia apie jūsų parduotuvę sužino jau nebe vienas, o 2 žmonės minimum ir taip toliau. Taip pat yra svarbu savo elektroninėje parduotuvėje leisti žmonėm jungtis su socialiniais tinklais. Tikriausiai matėte irgi tokius langus, kai prisijungimo metu galima jungtis arba registruotis, arba jungtis naudojantis Facebook arba Google tinklą. Tai šiek tiek įdomios statistikos, kad didžiąją dalį klientų vargina naujų paskyrų kūrimas ir tikrai taip. Jeigu yra galimybė jungtis Facebook ar Google būdu, tai neatsimenu, kada aš kurčiau savo paskyrą asmeniškai. Tai tikrai yra geras socialinio tinklo prisijungimo būdas ir geras sprendimas išspręsti prisijungimo kažkokią tai vartotojo zonos klausimą, nes man nereikia savo LPašto adreso, vardo suvesti, nes tai gaunama viskas jau automatiškai. Taip pat jeigu reikia, tarkime, jungtis prie sistemos ir ta sistema reikalauja vienos didžiosios raidės, vieno skaičiaus, vieno dar spec simbolio ir dar nemažiau 12 simbolių, mano, tarkim, slaptažodžiai būtų kitokie, tai sukūręs tokį slaptažodį, antrą kartą aš ateinu, aš neprisimenu jo, pamiršau ir man reikia tada atkūrinėti, aš neatsimenu, nenoriu, tingiu ir daug kitų dalykų. Tikriausiai su tom irgi matėt tokias sistemas, saugumo prasme tai yra teisingai, kuo daugiau simbolių, kuo daugiau įvairovės tose simboliuose, bet jeigu galvojant apie jūsų auditoriją, tai jie greičiau išeis iš jūsų parduotuvės, negu pasiliks. Ir
Be abejo, jeigu reikia registruotis, tikriausiai irgi nekartą esate tai padarę, kad įvedat neteisingus duomenis, ESDF, test, tam, kad praeiti kažkokią etapą, gauti tą paskyrą, nes, tarkim, be paskyros negalima buvo nusipirkti. Čia yra atskira klaida, kad iš vis reikalauti tos prisijungimo duomenys, tai yra, kad reikalauti pirkimo tik esant prisijungus prie parduotuvės. Tikrai to nereikia ir jeigu tai taikote, tai pasistengkite to atsisakyti kiek įmanoma greičiau. Na ir su prisijungimais per SOS tinklus, tai vėlgi, pirkimas neprivalomas, bet jeigu jisai, tai yra pirkimas prisijungus neprivalomas, bet jeigu jau jisai yra ir galima prisijungti, tai pagelbėkit savo vartotojams. Dar viena svarbi dalis yra atsiliepimai. Tikriausiai irgi pirmą kartą perkant kažkokio elektroniniai parduotuviai, kurios jūs nepažįstat, jūs įvedat pavadinimą ir žodį atsiliepimai, kad surasti kažkokios tai gerosios, blogosios praktikos internete ir radus blogąją praktiką, pasidomėti, ar tikrai yra vis dėlto blogai, nes pas mus neįprasta rašyti gerą komentarą, pas mus įprasta rašyti blogą komentarą. Bet tam, kad būtų geri komentarai, jūs turite kaip verslas irgi padirbėti. 84% žmonių tiki atsiliepimais lygiai taip pat kaip savo draugais. Įdomi statistika ir tikrai labai didelis skaičius. 95% skaito atsiliepimus prieš atlikdami pirkimą. Tai jeigu jie yra, be abejo, natūralu paskaitai tą patirtį su asmeninė su savimi. Ir jeigu dar kažkur matai šalį, iš kurios atsiliepia, jeigu tai, tarkim, parduotuvė būtų iš viso prekiaujantį visame pasaulyje, esate iš Lietuvos ir tarp milijono atsiliepimų jums kas trečias iš Lietuvos dar su Lietuvos vėliavėlė pasimato, kaip tai daro, tarkim, Booking.com, tai jūs tą patirtį dar labiau suasmeninat, dar labiau pasitikit ir perkat. Ir natūralu, kad įprastinėmis reklamomis jau nebeįmanoma pasitikėti, nes, tiesiog tos reklamos gausa, jinai užgožia viską ir su ją, sakant, gali prisivilioti bet ką ir be abejo ir parduoti gali su reklama bet kam, bet ką, tačiau labai svarbu tą išlaikyti kokybiškumą, tai yra prekės, aptarnavimo, proceso visą. O jeigu gavote blogą atsiliepimą, tai negaliu pasakyti, kad tai yra normalu, bet tai yra normalu, nes taip yra, negali būti viskas tik gražu, tad tinklalapiuose, kur matysite vien tik teigiamus atsiliepimus, irgi gali kilti netgi ir klausimas, o kurgi tas kažkas nors negerai, taipgi nebūna. Tai vienam neigiamui atsiliepimui 40 teigiamų tenka po to turėti, kad tą autoritetą, tą atsiliepimų sritį, kaip sakant, išgydyti. Tačiau jeigu netgi ir būtų atsiliepimas ir jūs jį komunikuojat ir atsakot, tai žmogus ieškodamas nuomonės apie parduotuvę, jisai sudarys labai teigiamą nuomonę, matydamas, kad jūs komunikuojat su klientais, kad ir jau post factum, tarkime, kažkokiuose kitose platformose, kur tai yra viešai matoma. SMS siuntimo nauda taip pat tikriausiai naudojat, arba jeigu nenaudojat, pradėkit naudot, nes laiškai dažnai patenka į spamą, laiškų dažnai nepamatome. Yra, tarkim, Gmailas turi tas skiltis, kur marketinginiai laiškai įkrenta ir dažnai pateikęs užsakymą klientas jūsų laišką gali rasti ne ten, kur tikis, ne inbox, o kur nors kitoj dėžutėj. Tad naudokitės, tarkim, Light SMS paslauga, Paiseras, kad jūs galite išsiųsti klientui žinutę apie tai, kad jūsų užsakymą gavome, pinigus už jūsų užsakymą gavome, jūsų užsakymą išsiuntėme. Ačiū. 2-3 SMS-ai, kurie palengvina visą vartotojo patirtį iš esmės. Tai kainuos tikrai centus, iki 10 centų už 3 žinutės, bet patirtį, kurią jūs perdodat klientui, tai yra nuostabu. Ir praktiškai visur, kur dabar e-komercija susidursi su kažkokiais įrankiais, su visko, galvokite apie savo klientą. Verslas verslu, pelnas pelnu, viskas valio svarbu, tačiau jūsų orientyras, jūsų visa komunikacija, patirtis, jūs turite būti labai labai patogus. Nes jeigu bus 2 vienodos parduotuvės, viena bus patogi, kita nepatogi,
tikriausiai pasirinksite patogią. Jeigu jums siūlytų šiai dienai 15 iPhone ir Nokia 330, kurį pasirinktumėt, turbūt akivaizdu, kad iPhone, nors dėl smalsumo kartais būtų smagu ir 330 pabandyti vėl pamaidyti rankose, prisiminti vaikystę. Susiekimas su jumis. Taip pat labai svarbu, kad klientai matytų, kam paskambinti, parašyti, kad galėtų. Tas rašymas nebūtinai rodykite savo tiesiogiai pašto adresą, nes robotai jį nuskienos ir siuntinės jums spamą, be abejo, nuo jo galima dar apsiriboti. Tačiau jeigu kalbam apie tai, kad 2/3 vartotojų naršo iš telefonų šiandien, tai tikrai man būtų be galo nepatogu, jeigu vietoj žodžio parašykite mums būtų pašto adresas, man jį reikėtų nukopijuoti, kažkur telefone vėliau nueiti, tarkim, nežinau, neturiu aš telefonę e-mailą. Tai man reikėtų eiti per naršyklę, kažkur jums parašyti, be galo nepatogu, nerašysiu, išeis. Jeigu tai bus paspaudžiau, parašykite mums, iššoko formą, kur aš galiu kažką supildyti, patogu, paprasta, išsiunčiau ir negalvoju, ką man daryti su to jūsų parodyto e-mailu, kaip man jį nusikopijuoti, atsiminti. Ir be abejo, viena iš tokių smulkių klaidelių, kad parduotuvė veikia, tarkime, parduotuvė.lt, o kai pradedu susirašinėti, atsakymus gaunu iš parduotuvė uab@gmail.com. Nieko smagaus ir tikriausiai iš didesnių parduotuvių niekada nematėt, kad jie su jumis susiektų taip. Taigi, su kiekviena parduotuvė jūs galite turėti ir paštą, irgi, tarkime, info@parduotuvė.lt. Tad naudokite tikrai to domeno paštą, su kurio ir prekiaujate, tai yra parduotuvė.lt, jeigu parduotuvė jūsų pasiekiama, tai ir info@parduotuvė.lt. Tikrai daug vartotojų taip daro, kad susirašinėja iš Gmailo, nes pripratę. Tai prie to paties Gmailo jūs galite pasijungti ir nestandartinę pašto dėžutę, tai yra ta individualizuota pagal domeną. Ir dar viena smulkmena, kuri man patinka šitoj temai, kad Tele2, Telia, jie siūlo taip vadinamą mobilią stotelę, kur jūs galite turėti numerį, kuris gali būti apribotas laike, gali skambėti muzikėlė, darbo, nedarbo dienas, jūs viskas sureguliuojat ir apie praleistus skambučius gaunate žinutes. Jeigu vienu metu skambina 5 žmonės, jūs visus 5 žmonės ir matot, taigi labai toks irgi smulkmena, bet kurį už kelis eurus padaro jūsų verslą tokį solidesnį ir žmogus iš to labiau pasitikė. Ir dabar tada peržvelgsiu dar įrankius, kurie bendrai pasitėmė rinkoje. Pagrinde tengiamės atrinkti tik tos įrankius, kurie turi nemokamas versijas arba galima nemokamą versijom naudotis. Tačiau nepamirškit, kad įrankiai suteikiant mokamą versiją dažniausiai turi visą grožį, visą naudą būtent tose mokamose planuose. Ir tas pats Google Analytics, kurio dėka jūs galite matyti lankomumą savo parduotuvės, konversiją, iš kur atėjo jūsų pirkimai, pardavimai, iš kur žmonės ateina, kiek laiko jie būna ir daug visų duomenų. Taip pat Google Analytics turi ir mokamą versiją, kur tos duomenys galite pjaustyti ir matyti daug detaliau, daug didesnę statistiką ir teko matyti vieną iš didesnių verslų, kurie naudojasi būtent mokamą versiją, tai palyginus su to, kas yra standartiniai. Nors dabar jau yra Google Analytics 4, tikiuosi visi nuo Liepos berods mėnesio pradėjote jį naudotis ir įsidedėte sėkmingai, jau matot daugiau duomenų, tačiau be abejo svarbu tos duomenys ir sujungti, suintegruoti ir tikrai daug duomenų, iš kurių galima daryti tam tikras išvadas. Viena yra surinkti duomenys, bet antra yra tos duomenys vėliau mokėti apdoroti ir bent jau kažkokius bazinius parametrus, tarkime, iš kur ateina jūsų pirkėjai, iš kur ateina jūsų lankytojai, iš kur ateina pagrindiniai pardavėjai, tai yra pardavimai, iš kur srautai, ar mokama reklama, ar nemokama, ar Facebookas, ar skelbimų portalai, ar naujienlaiškiai. Tai yra tikrai viena svarbiausių tokius higieninių procedūrų, ką turit žinoti apie savo pirkėjus. Vidutinis čekis, kiek žmonių ateina ir taip toliau, nes tais duomenim remiantis jūs galite daryti išvadas, kur investuoti pinigus į kurios kanalus.
Hotjar įrankis skirtas analizuoti jūsų vartotojus. Trys pagrindinės funkcijas, kurios jisai atlieka ir kom galima pasidžiaugti. Tai vienas dalykas yra karščio žemėlapiai. Tai tikriausiai žinote tokį įrenginį kaip termovizorius, kur stovite žiemą lauke, užvedat ant namo ir pamatot, pro kur bėga šiltas oras į lauką. Tai panašiai galima daryti su tinklalapiu, nes pelės judinimas atitinka žmonių akis. Ir pagal tai, kur pelė dažniausiai išryškinama ta zona, tarkim, šiuo atveju raudona arba oranžinė spalva. Tai tos karštus taškus vėliau galima suprasti, kad ten yra žmonių akis ir ties tom vietom yra dažniausiai dėmesys. Tai jeigu šiek tiek tą temą vartosiu žodį paguglinsit, tai yra tiesiog atliksit tam tikrą tyrimą, bet mėgstu žodį paguglinsit, toksai ne visai gal lituanistiškai teisingas, bet jisai turi daug prasmės savyje. Tai jeigu paguglinsit šitą temą, pamatysit, kad dažnai būna, kad ant žmogaus veido, ant mygtuko, ant didelio paieškos langelio, tad tam tikrus puslapius ir vietas jūs galite išanalizuoti, kur yra dėmesys. Arba jeigu, tarkime, turite 3 variantus, kurias pateikėt ir norit pamatyti, kaip žmonės juos renkasi, kur dažniausiai yra pelė, tai pamatysite labai aiškiai vizualiai. Antras dalykas, kuris man be galo patinka ir smagi ryto pradžia yra, tai būtent tas vaizdo įrašymas. Ką jis leidžia pamatyti, tai įsivaizduokit, kad jūs galėtumėte nufilmuoti kiekvieną savo vartotoją, kaip jis vaikšto, ką spaudžia, kiek laiko kur praleidžia, kaip kokius laukelius užpildo, kaip jam sekasi užbaigti jūsų pirkimo procesą. Tai apie kiekvieną savo lankytoją jūs galite turėti, YouTube'inį filmuką, kur kiekvieną tą sesiją jūs galite pražiūrėti. Galima atsifiltruoti, tarkim, rodyti tik tas sesijas, kur žmogus praleido bent 2 minutės, kažką įsidėjo į krepšelį ir atėjo iki pirkimo puslapio ir bandyti atspėti, kodėlgi jis iš krepšelio nesikonvertavo į pirkimo pildymo, duomenų pildymo laukelius. Arba kodėl jisai pildė duomenis ir kaipgi ten atsirado tas apleistas krepšelis. Arba klientai jums pasakoja, kad negali nepatogiai ten kažkas padaryti, negali užpildyti, jam mėto klaidas. Tai pagal skambučio laiką jūs galite Hotjar'e pažiūrėti, ką iš tikrųjų tas klientas darė. Ir pasirodys, kad jisai darė visai ne tą, ką jums pasakoja. Tai labai geras, kitaip tariant, dalykas stebėti, ką daro žmonės jūsų puslapyje. Per tą jūs pamatote ir kažkokias išvadas galite padaryti, peržiūrėję 100 filmukų ir pamatyti kažkokias klaideles. Labai geras toksai savęs pasitikrinimas, ką jūs manot, nes jūs kūrėt, reiškia, su kažkokia intencija ir kaip žmonės iš tikrųjų naudojasi. Dažnai šitie dalykai suveikia priešingai, nes žmonės yra skirtingi ir nuomonė nebūtinai sutampa su rinka. Tad labai svarbu suprasti ir kaipgi žmonės iš tikrųjų naudojasi. O trečias dalykas, kuris nemažiau svarbus, yra taip vadinamas formų pildymo sekimas. Tai dešinėje viršuje esantis paveiksliukas, kai formoje, tarkim, turime 10 laukelių. Ir mūsų tikslas suprasti, kur žmonės labiausiai stringa. Tarkime, dalis žmonių užpildo 2 laukelius, atsibodo, išėjo. Kažkas išpildė 3, kažkas 4, kažkas nesusitvarkė su klaidos pranešimu 5 laukelėje, dėl to išėjo. Tai stenkitės, jeigu taip bendrai apie formas, tai stenkitės formas turėti kuo trumpesnės, to geriau, nes kuo mažiau laukelių, to labiau tikėtina, kad užpildys. Klaidų pranešimai turėtų būti aiškus ir tos formas tada bus labiau tikėtina, kad užpildytas. O jeigu žiūrėti bendrai, tai normalu, kad ne visi viską užpildo, tai yra normalu, tačiau reikia be abejo stengtis galvoti ir atspėti, kodėl jį vyksta vienaip arba kitaip. Naujienlaiškiai. Plati pakankamai tema, ką iš jų suakcentuosiu, kad juos rinkti būtina. Galima siūlyti bonusą, tarkime, 2 eurus už tai, kad klientas jums paliks savo pašto adresą. Netgi jeigu jūs šiai dienai nesiunčiate naujienlaiškių ir kol kas neplanuojate to daryti,
jau galite rinkti prenumeratorius. Statistika iš kelių mūsų parduotuvių parodė, kad 10% lankytojų palieka savo pašto adresą ir 2 eurų dovanų kuponą jie panaudoja tik 10% iš tų, kurie paliko savo pašto adresą. Reiškia 9 iš 10, kurie palieka savo pašto adresą, jie net nepanaudoja. Tiesiog nemokamai jums atidavė savo asmeninius duomenis, kur jūs galite legaliai, nepažeidžiant jokių BDR reglamentų, siūsti jiems naujienas. Naujienlaiškis yra vienas iš tų kanalų, kuris konvertuojasi geriausiai ir tai tikrai yra, turbūt tobuliausias būdas, kuris reikalauja mažiausiai dėmesio ir generuoja daugiausiai pardavimų, nes siunčiant naujienlaiškį jums yra nesvarbu, ar tai yra vienas žmogus, ar tai yra 10 000 gavėjų. Naujienlaiškį vieną kartą sukūrus, vieną kartą išsiuntus, pasieks visus. Kas svarbu tik tai daryti, tai matuoti viską ir stebėti. Nedarykite taip vadinamas tas pardavyklas, darykite šiek tiek ir edukacijos, nes negalima vien tik tai parduodu, klientam atsibos ir jie paspaus mygtuką atsisakyti, tad šiek tiek edukacijos įdėkite. Turi būti ir kažkokie automatiniai laiškai, kaip pasveikinimas, kad užsiregistravo, pasveikinimas po kažkokio veiksmo. Galbūt ir vienas iš tokių dažnai naudojamų dalykų, kad 5 dienas po pardavimo iškeliauja, tai yra po kliento apsipirkimo, po jūsų pardavimo, pirkėjų iškeliauja automatinis laiškas, kuris prasideda: sveiki, esu Petras, pakavau jūsų užsakymą prieš 5 dienas, nes po 5 dienų ir siunčiamas. Tai tokiu būdu klientas susiasmenina tą laišką savo, tarsi jūs rašytumėt jam individualiai, nes vis dėlto ir vardas parašytas ir prieš 5 dienas, kaip iš tikrųjų ir buvo, ir jisai bus labiau linkęs jums atrašyti. O ten geriausias praktiškai būdas paprašyti atsiliepimo apie jūsų parduotuvę. Kas buvo ne taip, kas buvo taip, duokite kažkokį tai suflerį, ką jisai galėtų jums parašyti atgal, ir tokiu būdu klientas pasidalins savo įspūdžiais su jumis. Be abejo, tai bus ne visi, tačiau tikrai nemaža dalis su jumis pasidalins. Ir apžvelgsiu 2 tokias labiausiai Lietuvoje paplitusias sistemas. Tai viena yra MailerLite. Tai tikrai puikus ir lengvai naudojamas įrankis, kurio dėka galima kurti pašto kampanijas, automatizacijas, gražius laiškus sukurti, estetiškai pateiktus, leidžia jums naudoti ir prenumeratos formas, kur klientai galės vėliau palikti savo pašto adresus, ir sąrašai, kurie yra, jūs galite segmentuoti, skirstyti, pjaustyti ir taip toliau. Tai pakankamai paprastas įrankis, lengva naudotis, nebrangiai kainuoja ir jeigu gerai atsimenu, netgi kažkiek naujienlaiškių gavėjų galima net ir nemokamai turėti. Tačiau tinka, sakyčiau taip, galbūt vis dėlto mažesniems e-komercijos verslams, o didesniems e-komercijos verslams rekomenduočiau daugiau naudotis Omnisend sistema. Kai kuriuose skaidrėse dešinėje matysite mūsų webinarų nuorodas. Tai dėjome kaip QR kodus, QR kodas su savo telefonu, jeigu nukreipsite kamerą į jį, jisai jums parodys nuorodą ir galėsite apsilankyti tame puslapyje, pažiūrėti detaliau, nes webinarai be abejo irgi trunka po pusę valandos, po valandą, tad jau išsameu galėtumėte susipažinti. Ir dažnai būna, kad webinare, jeigu turime kažkokias tai akcijas iš partnerių, irgi pasidaliname su jumis kuponais. Tai tarkime, Omnisend ir MailerLite turim irgi nuorodas, tai pamatysite, kuom jisai yra kitoks. Jūs galite daug daugiau daryti automatizacijų, galite siūsti ne tik pašto kampanijas, bet ir SMS žinučių kampanijas, galite labiau segmentuoti savo vartotojus, daugiau duomenų iš to turėti, ir kas e-komercija yra be galo svarbu, matyti ne tik kiek laiškų gavo, kiek negavo, kiek atidarė, bet ir matyti, kiek konkretus laiškas arba automatizacija jums sugeneravo pajamų, tai yra pardavimų. Kas yra labai svarbu, nes jeigu jūs vykdote, tarkim,
tema Black Friday, juodas penktadienis, išpardavimas, jūs siuntėte laišką. Tarkime, išsiuntėte 1000 žmonių. Ar jūs tikrai žinote, kiek tas laiškas padėjo jums sugeneruoti pinigų? Tikriausiai ne, bet ar tai yra svarbu? Na, tikriausiai tai yra svarbu. O jeigu siūstumėte 2 laiškus, pusė auditorijos išsiųstumėte laišką, kur sakytumėte, kad reikia ateiti ir dovanų kuponas 20 eurų, eikite apsipirkit, kitiems sakytumėt, kad dovanų kuponas 20%, eikite apsipirkit. Ar geriau eurai veikia, ar geriau procentai veikia. Tai tokių palydinimų ir patikrinimų, kuri žinutė geriau veikia, ar eurais, ar procentais kuponai. Daug niuansų, kuriuos jūs galite tiesiog testuotis ir žiūrėti, kuris naujienlaiškis jums geriau konvertuoja pardavimus. Tai e-komercija vis dėlto mūsų nuomonė Omnisend yra daug labiau tinkamas sprendimas, nes jūs galite sekti ir prekes patogiai, kad iš parduotuvės Omnisend sistema turi visas prekes savo sistemoje ir jums yra labai paprasta pridėti vieną ar kitą prekę prie laiško. Automatiškai užkraunamas paveiksliukas, kaina, daug tokių parametrų, kur jums nereikės rankiniu būdu nieko kopijuoti, o tai yra tiesiog tokie, nenoriu skleidžioti šabloniški pasiūlymai vizualūs, bet tam tikra struktūra, kurią jūs galite išnaudoti, individualizuojant pagal savo prekių asortimentą. Šiek tiek iš dalies susijęs ir su naujienlaiškiais, ir su baneriais, tačiau dažnai pritrunkama vaizdinės medžiagos. Yra toks puslapis FreePic, kažkiek nuotraukų ten yra nemokamai, kažkiek yra mokamai ir tikrai nedaug kainuojantis įrankis, tačiau jame yra labai daug tų paveiksliukų arba tų video, ten yra daug visko viduje, ką jūs galite legaliai naudoti. Lietuvoje mes dar turim tokią pakankamai silpną praktiką dėl autorinių teisių, tai teoriškai iš Google suradę paveiksliuką jūs negalite naudoti savo tinklalapyje, nes galite pažeisti autorinės teisės, gauti už tai baudą ir nemažą, tačiau Lietuvoje dar tai praslysta pro pirštus ir mažai kas tai kreipia dėmesį, tačiau būkite sąžiningi prieš save ir kitus autorius ir naudokitės tą mediją, kuri yra pasiekiama legaliai. Tai FreePic yra vienas iš tokių kanalų, kuris nekainuoja brangiai arba netgi yra nemokamas ir leidžia jums legaliai naudoti paveiksliukus praktiškai iš bet kokios temos. Ikonos, paveiksliukai baneriams, kažkokių žinučių paruošimai, tikrai daug įrankių, ką iš čia galima ištraukti ir naudoti savo versle. Napoleon Cat, mažiau gal žinomas plačiaja prasme įrankis, rečiau naudojamas, tačiau be galo geras pagalbininkams tiems, kas dirba su socialiniais tinklais, o praktiškai kiekvienas elektroninės komercijos verslas dirba su socialiniais tinklais arba turėtų dirbti. Bet normalu, kad dirbti su Facebook'u, Instagram'u, YouTube'u, TikTok'u ir taip toliau yra be galo sunku, nes jų yra labai daug. Tai galima padaryti taip, kad matyti visas žinutes vienoje vietoje, automatizuoti žinučių sklaidą, matyti netgi tų pačių vartotojų, kurie su jumis susisiekia, turėti savotišką tokią CRM-ą aplink tos klientus. Tai atinkamai valdyti įrašų sklaidą, kad vienoje vietoje jūs parašote žinutę ir jinai yra išplatinama automatiškai daug tinklų. Vienoje vietoje įdėte video, jis yra išplatinamas į įvairius tinklus. Taigi taip iš vienos vietos jūs galite valdyti iš karto daug savo socialinės medijos ir be abejo galite matyti visą analitiką, ataskaitą, kiek kur laikų, kiek kur komentarų ir taip toliau. Tad dirbant su socialiniais tinklais tikrai yra vienas iš tokių, sakyčiau, pasiteisinusių sprendimų, ką galima naudoti. Pradžioje minėjau apie vežėjus, apie grąžinimus. Kažkada darėm webinarą apie tai, kaip lengviausiai be kažkokių papildomų investicijų galima
valdyti grąžinimus, kad klientams tai būtų patogu. Tai šiuo atveju, kaip pavyzdį, vieną įdėjau pradžioje grąžinimą Omniva LT, anksčiau tai buvo žinoma kitų pavadinimų. Ką galima dar kitaip išspręsti, jeigu, tarkime, netinka toks sprendimas ir netinka tai, kad SMS žinute klientas gauna koduką, kaip per paštomatą grąžinti siuntą atgal. Tai yra tokie įrankiai kaip Formap, Embed Social, 123 Form Builder, galų gale Google Docsai, tai yra formos iš Google Docsų. Kom tai yra patogu, kad jūs galite sukurti bet kokią formą, kurią galite įdėti pas save į tinklalapį. Šiuo atveju tai kalbu per grąžinimo prizmę, bet tai galbūt būtų vedat kažkokius seminarus, paskaitas savo auditorijai, norite surinkti kontaktus. Sukuriat dar vieną formą, gaunat programinį tokį koduką paprastą, kurį įterpėt savo puslapyje ir jis yra vaizduojamas visiems jūsų lankytojams. Ką lankytojų išpildo, jūs gaunate paštu arba viduje sistemoje turite tos duomenys ir tokiu būdu, kokią formą norite, tokią padarote, pridedate lauką, išimate lauką, kalendorius, pašto adresas, tai yra daug tokių dalykų, kurie jau yra išspręsti ir jums nereikia prašyti programuotojų, kad jie kažką jums padarytų, pakeistų, nes tai bus susiję ir su pinigais, ir su terminais. Nes tam, kad kažką suprogramuot, turi tai suplanuoti. Analogiškai, jeigu tai yra laukelio pridėjimas, jūs pridėjot laukelį, automatiškai atsirado pas jūs puslapė, jums nereikia nieko papildomai daryti ir viskas tai vyksta to vadinamo drag and drop principu, kai tiesiog pele įtempėte laukelį, užvadinate jį, davėte pasirinkimą iš kažko, tai labai patogu spręsti ir grąžinimus, kad tarkime jūs klausite žmogaus užsakymo numerio, kokias prekes jis nori grąžinti, kad įrašytų į tą formą. Tai gali būti ir kalendorius, kada jūs tą siuntą grąžinote ir tokiu būdu gauti iš jo reikiamus duomenis. Taip pat per šitą įrankį galima spręsti ir individualių užsakymų pateikimus, kad tarkime klientas nori iš jūsų sužinoti kainą tam tikro, nestandartinio baldo arba nestandartinės antklodės, kurią jūs siūsit pagal spec kažkokį užsakymą ir neįmanoma tai padaryti parduotuvės dėka, tai padarot formą, įdedat, tarkime, medžiagos pavyzdukus arba kažkokius kitokius pavyzdukus, iš ko žmogus gali rinktis, tai gali būti ir nuotraukų pavydalų pateikta ir tiesiog klientas užpildo formą, jūs gaunat visus duomenis, atitinkamai galit paskaičiuoti ar projekto sąmatą, ar gaminio sąmatą. Tai irgi apie tai filmavom webinarą, drąsiai galite pažiūrėti. Makes you local. Partneriai, su kuriais tenka dažnai dirbti, kai elektroninės parduotuvės išeina į užsienio rinkas. Tai pirmiausia, kokie klausimai kyla, kai parduotuvė nori ne tik Lietuvoje prekiauti, bet ir, tarkime, Latvijoje, Estijoje ar kitose rinkose. Tai viena tai yra vertimai ir tai yra tikrai svarbi dalis, kurią reikia padaryti kokybiškai, nes galbūt Latvijoje žmonės įpratę vadinti kažkokį daiktą kitaip negu mes Lietuvoje ir Google vertėjas tikrai nėra idealiausias draugas, nes jisai irgi klysta, čia GPT vertėjas taip pat. Tačiau kas yra svarbu, kad tai gali būti jūsų partneriai, kurie ne tik išvers profesionaliai vertimus, nes verčia giminingos kalbos vertėjai, tai yra ir parduotuvės adaptavimas tai rinkai, nes galbūt dėl tam tikrų rinkos ypatumų reikia vienaip ar kitaip, tarkime, Danijos rinką. Tikriausiai Lietuvoje gyvenant mes mažai žinome apie Daniją ir Danijos rinkai jie galėtų pritaikyti būtent tam tikrus dalykus, kur Danai įpratę kažką daryti kitaip. Arba jeigu tai yra, tarkim, įmant tą pačią patalinę minėtą, ten yra kitokie skandinaviški standartai išmatavimai. To nežinant ir atėję ten su lietuviškais kažkokiais parametrais, jūs galite tiesiog į rinką nepataikyti ir niekas iš jūsų nepirks ne dėl to, kad bloga prekė ar kaina, bet dėl to, kad tiesiog neatitinka centimetrai išmatavimai. Tai čia kaip vienas iš pavyzdžių, kurį reikia būtinai žinoti,
plus ką gali jums išspręsti būtent Torio sistemos. O iš pačios sistemos pusės žiūrint, tai jie gali perimti ir kliento aptarnavimą, ir kartu su kliento aptarnavimu jie gali jums įdėkti ir taip vadinamą chatbotą, kur bus taip vadinamas tas chato ženkliukas apačioje. Klientas dažniausiai parduotuvėse klausia apie, tarkime, kur mano siunta. Tai tas dirbtinio intelekto robotukas gali paklausti, koks jūsų užsakymo numeris. Klientas parašo užsakymo numerį. O koks jūsų pašto adresas? Klientas parašo. Tai tokiu būdu įsitikinam, kad klientas tikrai žino numerį, jo paštas atitinka. Tas robotukas įlenda į parduotuvę, patikrina būseną, gauna taip vadinamą tą sekimo numerį, tracking number, ir ištransliuoja chat'e klientui. Jums nelieka pareigos bendrauti su daug klientų, nes tik tiek jis ir norėjo. Tačiau iš kliento pusės tai yra be galo patogu, kad aš parašiau užsakymo numerį savo pašto adresą, prisidaviau, kas aš esu, ir jisai sužinojo apie tai informaciją, liko laimingas. Tai 20-30% visų e-komercijos klausimų, kas liečia būtent tą aptarnavimo sferą po pirkiminę, tai tikrai galima automatizuoti ir išspręsti kokybiškai būtent tą kalbą, kokią klientas nori kalbėti. Nosto. Prieš kelis metus lietuvių startuolis Rašnaudas buvo parduotas Nosto prekės ženklui, tai yra parduotas, susijungė. Ką jie daro? Tai iš jūsų prekių katalogo jie mato, ko žmonės ieško, kuo domisi, ką perka, ir atitinkamai gali personalizuoti turinį parduotuvėje pagal tai, kas aktualu tam pirkėjui. Nuostabu yra tai, kad, tarkime, ieškant, man be galo greitai veikia paieška. Paieškos rezultatuose jūs galite sugeneruoti, ką reikia rodyti aukščiau, ką reikia rodyti žemiau. Nes, tarkime, kažkokia pelningesnė prekė ir labiau einama prekė jūs galite rodyti priekyje, o kažkokios prekės galbūt netgi specialiai nerodyti, nors jinai kaip ir atitinka paieškos kriterijus. Ir tokiu būdu jūs galite suvaldyti tiek prekių rekomendacijas, tai yra tai vadinama susijusių prekių arba pripardavimo prekių, kažkokį turinį suasmeninti žmogų, nes jis atitinka kažkokį požymį. Ir analogiškas įrankis tam yra Lupasearch. Dabartinis startuolių gal dar galima pavadinti, bet iš principo rodantis gerus rezultatus. Tai irgi ir suasmeninta paieška, ir paieškos rezultatų valdymas, ką parodyti aukščiau, žemiau, sinonimai. Tai vat, iš principo skaičiuokit maždaug taip, kad jeigu jūsų elektroninėje parduotuvėje yra ieškoma prekių, bent 5-7% žmonių ieško prekių, o tai jūs galite pamatyti per Google Analytics. Tai jeigu jūsų bent 5-7% žmonių ieško prekių ir turite nemažą skaičių tų žmonių, kurie neperka po paieškos, nemažas, dabar tikslaus skaičius neatsakysiu, kad nesuklaidinti, tačiau tai yra standartinė problema, kad žmogus atliko paiešką, nesurado, ko tikėjosi ir išėjo. Tai Lupasearch ir Nosto yra vieni iš tų įrankių, kurios galima būtų naudoti sklandžiai paieškai. Ypač įrankiai reikalingi tuo metu, jeigu jūsų elektroninėje parduotuvėje yra 10 000 ir daugiau prekių, joks standartinis praktiškai paieškos valikliukas, kuris yra įsiūtas elektroniniai parduotuviai, jisai nesudirbs taip kokybiškai ir nepateiks taip gerai rezultatų, kaip tai padaro specialiai tam skirtos sistemos. Taip jos kainuoja ir tikriausiai be 200-300 eurų mėnesinio mokesčio nesurasite sprendimo, bet jeigu pardavimų prasme jūs turite apyvartą ir žmonės pas jūs ieško, tai kol kas tiek mes dėdėm tiek Searchnaudą, tiek Lupasearchą, dar neturim nei vieno verslo, kuris atsisakytų patobulintas paieškos, o tai reiškia, kad veikia. O veikia, tai turiu omeny, kad generuoja daugiau pelno, negu kainuoja. Tai jeigu pelno daugiau, negu sumokate už įrankį, tai yra tobulas įrankis jūsų verslui. Webinarą be abejo taip pat galite paklausyti plačiau.
Videolį įrankis, dar tiesa, grįžtant šiek tiek į ankstesnę skaidrę, bet kuris praktiškai Lietuvos didesnis e-komercijos verslas, Varlė, Pegasas, Senukai, Pigų, jie turi arba vieną iš šitų sprendimų, arba dar labiau pažangius. Tai niekas savo įrankių nekuria ir tie didėjai, jie naudojasi specializuotais įrankiais. Videolį. Įrankis skirtas praturtinti jūsų prekės puslapį. Vienas iš tokių lietuviškų verslų, kur dažniausiai aš matau šitą įrankį, yra Senukų elektroninė parduotuvė. Ir žiūrint tam tikrą prekę, man apačioje siūlo pažiūrėti ne tik papildomas nuotraukas apie tą prekę, bet ir video filmuką. Kom tai yra smagu, kad įrankis, komanda, kuri dirba už šio įrankio, jinai atrenka filmukus iš YouTube, kurie yra viešai pasiekiami ir atitinka tą prekę. Tai yra daug automatizuoto darbo, bet yra ir rankinis darbas, ko dėka jūsų prekės puslapį atsiranda filmukai, kurių jums nereikia ieškoti. Ir lankytojas, atėjęs į jūsų puslapį, jisai gali pažiūrėti tokius filmukus kaip išpakavimas, apžvalga, kažkokie dar filmukai susiję su ta preke. Ir Videolį komanda pasistengė, kad tai nebūtų blogos kokybės video, tai nebūtų kažkoks heitas apie tą prekę, ir jie dirba su tom, kad užtikrinti kokybišką turinį. Tad tikrai tai yra vienas iš tokių įrankių, kuris gali praturtinti ir leisti jūsų vartotojui lengviau apsispręsti, ar jis nori įsigyti tą prekę. Be abejo, YouTube filmukai filmuojami tik apie to plataus vartojimo prekes, tai nebus apie jūsų individualiai kūrimas prekes arba nišinės prekes. Tai jeigu jūs prekiaujat pasaulyje žinomom prekiam arba žinomų prekės ženklų prekiam, tai tikriausiai YouTube'as turės apie tai filmukus, reiškia, galima tai automatizuoti. Twistų. Latvijos kūrėjų įrankis, Videolį buvo Suomijos. Twistų yra toks dabar terminas gamifikacija. Tai yra įtraukimas žmogaus, šiuo atveju lankytojo, į jūsų elektroninę parduotuvę, būtent žaidimo formą, kad per žaidimą jisai gali gauti kažkokios naudos iš jūsų elektroninės parduotuvės. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti taip, kad visi žinote tikriausiai tą vadinamą laimės ratą. Kad ateinu į tinklalapį, man iš kairės iššoka laimės ratą, kurį galiu prasukti, ir dažniausiai jis yra pateikiamas be abejo iš Omnisend platformos. Tačiau tai yra toks labiausiai turbūt žinomas tiesiog laimės ratas, kaip įrankis, kur suku ratą, kažką išsukau, palikau savo pašto adresą suteikę su taisyklėm, kad mane galima traukti į naujienlaiškio prenumeratorius, ir gavau momentiškai nuolaidų kuponą. Viskas suprogramuojama iš įrankio pusės taip, kad ant to, ką reikia dovanoti, dedamas didesnis procentas, kiek kartų jisai išsisuka, ant to, ko nereikia dovanoti, arba reikia mažai dovanoti, uždedamas tik tai 1%, tai reiškia kas 100 sukimas. Tai tokiu būdu jūs kaip pardavėjas sureguliuojat vis tiek dažnumą ir statistiką. Deja, bet toks tas mūsų pasaulis, kad viskas yra reguliuojama iš pardavėjo pusės. Bet smagumas yra tame, kad vartotojai labiau įsitraukia, labiau yra linkę palikti savo elektroninio pašto adresą, ir dėka nuolaidų kupono arba kažkokio tai žaidimo gali labiau būti linkę naudotis būtent jūsų parduotuve, būtent iš jūsų nupirkti. O vienas iš man patinkančių dalykų tai gali būti ir prekės ženklo žinomumo didinimui. Tarkime, kaip pavyzdys, Telios atvejį papasakosiu, kai Telia pasakojo apie Samsung prekės ženklą. Čia šis įrankis nebuvo susietas, bet žaidimo forma buvo tokia, kad klausia 5 klausimų, ir jeigu atsakai, tau netgi parodo teisingą atsakymą. Tarkime, kiek telefonų buvo pagaminta 2022 metais. Aš spėjau savo kažkokį variantą, o man parodo teisingą variantą. Ten kiek, ar ten toks tai telefonas yra vienintelis atlenkiamas telefonas tokioje tai linijoje. Ir atsakymas taip, ne.
Tai ką aš be atsakyčiau, man yra parodomas vis tiek teisingas atsakymas, tokiu būdu galima edukuoti jūsų auditoriją apie jūsų prekes, paslaugas, kad nesvarbu, kad jisai suklysta, jisai sužino daugiau apie jūsų prekės ženklą. Tai Twisto irgi turi taip vadinamus tos kvizus, kur galima įtraukti vartotoją per tokias tarsi anketas, gali būti ir žaidimai, netgi kur galiu pažaisti žaidimą ir tarkim 3 žaidėjai surinkę daugiausiai taškų, nežinau, Tetri bežaidžiant, arba kažkokį paprastą žaidimuką šaudau gaudau, 3 daugiausiai surinkę taškų gaus po 50 eurų kuponus. Tai žmonės tada varžosi dėl taškų, ateina į jūsų elektroninę parduotuvę dažniau, tuo pačiu pamato ir jūsų kažkokias reklamas, tuo pačiu ir pagalvoja galbūt, kad nors ir nusipirkti. Tad tikrai tai yra vienas iš tokių, nesakyčiau, gal ne ateities marketingo strategijų, bet vienas iš tokių žingsnių, kuris paskatina jūsų lankytojus šiek tiek papramogauti kartu su jumis kartu ir susijęti geras emocijas su jūsų prekės ženklu. JOTPA įrankis, grįžtant prie atsiliepimų temos, tai atsiliepimus, kaip minėjau, rinkti yra labai labai svarbu. Ir JOTPA yra dažnai minimas įrankis lietuviškose irgi parduotuvėse, kurio dėka galima tiek surinkti atsiliepimus, tiek juos tinkamai vėliau ištransliuoti. Ten galima rinkti ir lojalumo taškus, ir prenumeratas, ir pirkėjų analizę daryti, ir komunikacija yra laiškais ir SMS-ais. Tačiau galbūt komunikaciją vis dėlto palikčiau naujienlaiškių sistemom atskirai. Tačiau kas liečia atsiliepimų funkcionalumą, kas aplink atsiliepimus yra galima padaryti, tai sakyčiau, JOTPA yra vienas iš tokių turbūt topinių įrankių, kurie leidžia jums labiau, našiau dirbti su atsiliepimais. O suintegravus dar su parduotuvė, kad visi pirkėjai po užsakymo įvykdymo automatiškai patenka į JOTPA, tai jie jums gali ir automatizuoti visus tos procesus, kurie susiję su atsiliepimais apie parduotuvę, žvaigždučių įvertinimais, atsiliepimų parašymu ir taip toliau, ir kažkokia tai motyvacija už tos atsiliepimus. Jeigu dirbate su SEO arba jūsų kolegos tai daro, tai yra darote tai namų sąlygomis, vidaus sąlygomis, tai ahrefs.com yra vienas turbūt iš tokių žinomiausių, populiariausių ir vienas geriausių turbūt įrankių, kurį ir mes irgi naudojam savo veikloj. Tai įrankio dėka jūs galite pamatyti daug rodiklių, kaip konkurentai lyginant su jumis yra paieškos rezultatuose, kaip kinta visą tai laike, kokie yra geriausi raktažodžiai, kokie yra reitingai ir kaip tas laike keičiasi, koks yra tas progresas vadinamas, daug idėjų turiniui, ką galima parašyti ir kaip panaudoti, kad pagal tam tikrą raktažodį būtumėte aukščiau, pamatyti kažkokias technologinės klaidas arba kažkokius dublikatus, kuriuos reikėtų sutvarkyti jau iš techninės pusės arba tiesiog iš turinio pusės, nes kuo toliau, to SEO yra labiau apie turinį, ne apie kažkokius tos vadinamus juodosius SEO triukus, kuriais galima kažką pasiekti. Tie dalykai, manau, jau yra praeityje. Gražiai Google ir kitos sistemos atsaka už šios dalykus ir daugiau už tai duoda baudų negu pliusiukų. Tačiau techninė dalis be abejo yra svarbi, kaip viskas yra padaryta, realizuota. Tačiau svarbu irgi yra ir lydinti tą techninę dalį bazę su savo konkurentais. Nes puikumo neįmanoma pasiekti 100%, bet siekti ir tobulinti be abejo yra normalu ir tai reikia daryti. SEO keičiasi kasdien ir labai greitai. Ir tikrai geriau vartoti naudoti vieną iš tokių populiaresnių įrankių, kuris jums kartu su besikeičiančia rinka gali transliuoti ir tam tikras žinutes ir parodyti, ką veikti jums su savo elektroninė parduotuvė. O jeigu tai daro jūsų partneriai, tai 99%, kad jie naudojasi vienu iš irgi topinių įrankių kaip ahrefs.com, Moz ar daug iš tikrųjų jų yra, bet taip, mūsų
praktika ir ką žinome iš savo klientų, tai dažniausiai kažkaip laimi Ahrefsas, matyt, dėl tokio optimalumo. Lietuvių startuolis Fotograf, jį dažniausiai naudoja marketingistai ir jeigu dirbate marketingo pozicijoje ir nežinote apie šitą įrankį, tai sužinokite, pristatykite vadovams, pradėkite jį naudoti ir trečdalį savo laiko, kurį skiriate visam savo darbui, iš esmės, jūs tiesiog sutaupysite. O jeigu dar reikia ruošti tai rankiniu būdu, tai sakyčiau ir pusę laiko, arba bent jau tiesiog pirmą mėnesio savaitę atostogausite, nes tie duomenys pas jūs susirinks automatiškai, skamba tikrai gerai. O ką daro įrankis, tai automatizuotų būdų jūs galite prijungti jį prie savo įvairių paskyrų, kaip Google Ads, Facebookas, LinkedInas, YouTube'as, žodžiu, ką naudojat, prie to prijungiat. Yra labai daug įvairių sąsajų ir įrankis jums agreguotai ištraukia ir pagamina įvairius raportus, įvairiais pjūviais, tarkime, kiek buvo išleista pinigų, kiek gauta pajamų, kokia reklama buvo pelningiausia, kokia reklama buvo mažiausiai vertinga ir ką vertėtų išjungti. Automatizuosit tokius raportus ir kasdien galėsit stebėti, tarkim, praeitos dienos rezultatus, savaitę su savaitę palygint, praeito mėnesio rezultatus, kuriuos, kaip minėjau, nunešit vadovui, kur tiesiog jums tai automatiškai įkrito L paštu, atrodo be galo profesionaliai ir tiesiog nunešant aukštesniai pozicijai, jisai sakys, kad puikiai atliko darbą, o tai iš tikrųjų viskas įvyko savaime. Tai pagrindinis dalykas, kad yra stipriai sumažinamas rankinis darbas, grafiškai labai gražiai pateikiama ir iškomunikuojama ir vienoje vietoje jūs galite matyti iš įvairių skirtingų kanalų duomenis. Tad priimti sprendimą dėl kažkokių pakeitimų, patobulinimų ar ten biudžetų persirstymų tikrai yra, sakyčiau, vienas iš tokių dėlesnių įrankių, netgi taip iš konkurencinės aplinkos žiūrint, kas yra fotografo konkurentai, tai tikrai šis startuolis turi labai daug gerų dalykų. Zoho iš principo yra Zoho Analytics šiuo atveju, tai jisai irgi turi labai daug įvairių produktų, šiuo atveju tai kalba apie Analytics dalį, kai jūs į įrankį galite sujungti daug duomenų, vėlgi iš įvairių savo šaltinių, tos pačius Google Analytics ir taip toliau, Excelius, kažkokius pardavimo dalykus ir sistema, jeigu standartiškai toks pirmas žingsnis, tai duomenys traukiate į Excelį ir Excel'e paišotės kažkokius grafikus, tai į Zoho jūs galite duomenys įkelti arba pajungti, kad programiškai jie ten atsiradinėtų patys ir pamatyti tam tikrą statistiką automatizuotai, be papildomų kažkokių vargų. Yra daug ir taip vadinamų tų šablonų, template'ų, kur pajungiat savo Instagramą, jis jums rodo vienokius grafikus, pajungiat savo Google Analytics, jis pajungia jums kitokius grafikus. Tai daug įvairios statistikos, kreivių, palyginimų, yra ir nemažai irgi kas su dirbtiniu intelektu padaryta, tai praktiškai visi įrankiai iš esmės juda link dirbtinio intelekto ir kuo toliau, to daugiau visur matysite šios raktažodžius kaip AI. Tai tikrai įrankis vertas dėmesio, jeigu dirbate su statistiniais duomenim. Na ir turbūt tokia labiausiai šiai dienai diskutuotina tema, tai ChatGPT, 3,5, 4, greitai žada bus 5. Ką jisai duoda, tai vienas lengviausiai suprantamų dalykų ir kurį, tarkime, aš asmeniškai naudoju, tai kai man reikia parašyti, tarkime, situaciją, darbo dienos pabaiga, nuovargis, galva neveikia, bet visai dar turėčiau 15 minučių parašyti kokią nors Facebook žinutę, arba, nežinau, naujienlaiškį, arba laišką, kurioje man reikia išskleisti tam tikrą mintį, bet, neturiu aš dabar to kreatyvinio mąstymo, bet surašau padrikai mintis, apie ką aš noriu parašyti,
ir paprašau, kad man ChatGPT parašytų tą tekstą maždaug 250 žodžių, nes, na, nėra man idėjos. Tai vienas kanalas tai socmedia, kitas tai tie patys naujienlaiškiai. Tai naujienlaiškio kūrimas, jeigu užtrunka daugiau negu 10 minučių, tai kažką darote blogai. Tai tiesiog parašote, apie ką jūs norite rašyti naujienlaiškį, paprašote ChatGPT duoti idėjų. Iš tų idėjų išsirinkat, kas jums patinka, pasakot, kad patiko šitą idėją, dabar sukurk man naujienlaiškį, tada dar per porą iteracijų pakeičia tą turinį ir iš maždaug 4-5 karto gaunate tobulą turinį, kurį tiesiog copy-paste, nukopijuojate į naujienlaiškį. Naujienlaiškį reikia paveiksliuką. Arba įmate iš FreePiko minėto, arba paprašot ChatGPT, arba dar dėliau Midjourney, kad sukurk man paveiksliuką šiam turiniui, tegul būna nupieštas dramblys susiunta ant nugaros ir sniegas aplink jį, ant galvos uždėk raudoną kepurę ir kadangi tai naujienlaiškis, tai paveiksliukas turi būti horizontalus ir maždaug 5 kartus plotis didesnis už aukštį. ChatGPT pagalvoja minutėlį ir grąžina jums tokį dramblį. Sakyčiau, visai gražu. Autorinių teisų prasme tobulą, nieko nepažeidžiat. Tai čia pavyzdys buvo su mokama versija ir tikrai skatinčiau naudotis mokama versija, nes jinai yra ženkliai geresnė už nemokamą 3.5 versiją, jinai ir daug tikslesnius duomenis jums atiduos ir daug daugiau sukurs jums visko. Tai tikrai yra įrankis, kuris jums atskleis kūrybiškumą tokį, kur jūs, na, tiesiog iš savęs pačio nesitikėjot. Reikia pasveikinti kolegą su gimtadieniu, paprašot porą žodžių apie kolegą, paprašot, kad jis duotų kažkokį tekstuką. Liūdna jums ryte, parašot, kad sukurk man anekdotą apie šiandien, nes jums parašo anekdotą. Bet esmė, kad tai yra kūrybos įrankis, kuris, na, praktiškai pirmą kartą žmonės sukūrė įrankį, kuris yra ne tik paskaičiuoja kažką, bet yra kūrybiškas pats iš savęs. Kuriuose vietose tik tai būkite atsargus su jo, kad jisai turi, taip vadinamas, yra jau terminologija haliucinacijos, tai jisai ne visada sako jums tiesą. Jeigu jisai nežino, jisai išgalvos. Taip pat kaip ir žmonės, iš tikrųjų. Mokyklai prie lentos mes išeidami, nežinodami atsakymo, mokytojai nesisakysim, kad mes nežinom. Mes tiesiog išgalvojam kažką ir dažnai paeina. Tai va šiuo atveju čia GPT irgi kartais išgalvoja kažką ir dažnai paeina. Tai kad ir taip juokingai beskamba, bet tikrinkit faktus, ypač jeigu jūs tikitės faktų iš ChatGPT, bet jeigu tai yra bendro pobūdžio marketinginės žinutės, tai marketingo žmonės šiai dienai, na, turbūt nepriimčiau į darbą žmogaus, jeigu jis nesinaudotų ChatGPT savo darbą atlikti. Tai yra praktiškai privalomas įrankis tokiom pozicijom, kur tiesiog 10-eriopai greičiau gali atlikti tam tikrus uždavinius ir konvertuojant viską į našumą, būti daug našesnių, o galų galia galima ir daug idėjų pasisemti, paklausti, kaip daro kiti, ką jis pasiūlytų, iš to išrutuliuoti ir galų galia sugalvoti, kaip jūs norite kažką pateikti. Na ir be abejo eksperimentuokite ir kuo daugiau eksperimentuosite, to geriau. Tačiau viską darykite su saiku, nes, na, gyvenimas, kiek žinom, yra vienas ir reikia ne tik dirbti, bet ir mokėti atsipalaiduoti. Šitas paveiksliukas beje irgi buvo būtent apie tai. Sukūrė ChatGPT pagal raktažodžius, kad noriu palinkėti klausytojams dirbti su saiku, vertinti žinias ir galvoti, ieškoti pusiausvyros. Tai ačiū Jums labai uždėmesį, tikiuosi buvo naudinga ir jeigu turėsit klausimų, idėjų, pasiūlymų, mano tiesioginį LPašto adresą matot, jeigu reikės kažko iš mūsų, kaip iš paslaugų tiekėjo, tai kairėje apačioje pardavimo skyriaus kontaktai ir be abejo smagu bus išgirsti Jūsų klausimus ir pasistengsiu juos atsakyti. Taip, ačiū už tokį išsamų webinarą, klausimų tikrai yra. Tie, kas dar turi klausimų, bet dar neparašė, tai paskatinsiu parašyti tai skilti Q&A, nei bendrą chatą. Tai va, o tada jau iš šiuo metu yra klausimų, tai ir skaitau tada, Vitalijau.
Tai čia yra dar viena beje tiesiog rekomendacija, kad apie paveiksliukus, tai yra rekomendacija, kad taip pat galima naudoti Canva. Jo, aš pakomentuosiu, gal netgi, Aleksai, jeigu ne prieš, gal aš ir paskaitysiu ir atsakysiu, nes apie Canvą tik perskaičiau jo. Nuo jos ir pradėsiu, jeigu ne prieš, Aleksai. Tikrai ne, kaip pačiam patogiau. Aha. Apie Canvą, iš tikrųjų, bepasakojant apie Flipiką, supratau, kad pamiršau sekančią skaidrį įdėti apie Canvą. Tikrai Canva yra tobulas įrankis, vėlgi nemokamą ir mokamą versiją, tiek paveiksliukams, tiek baneriukams, tiek kažkokiai idėjai pateikti, sugeneruoti. Tai Aurelija, ačiū už priminimą. Taip, bepasakojant, buvau irgi apie tai prisiminęs, Canva tikrai yra vienas iš tų įrankių, kuriuos naudokite, nes taip ir legalu, ir kokybiškai, ir paprasta, ir įrankis tikrai vertas 10 balų, kuriant kažkokius vizualius dalykus. Ir irgi yra daug šablonų, kur kokį nors baneriuką į tinklalapį galite pasigaminti per maksimaliai trumpą laiką. Gailė rašė, kad internetinė svetainė apmokėjimą tiesiai į banką, tačiau yra įstaigos, kurios perka pagal išankstinę sąskaitą. Labai nenori to daryti dėl rezervavimo ir tik galbūt įsigys pagal tą išankstinę. Tai ar yra tikimybė, kad persigalvos ir ką daryti? Tai be abejo yra tikimybė, kad persigalvos, bet aš tai įvardinčiau klausimą taip. Tie, kurie perka pas jūs pagal išankstinę sąskaitą, vienas variantas. Neturėkite išankstinės sąskaitos, jie pas jūs nepirks, neturėsit pardavimų. Ar tai yra išeitis? Tikriausiai ne. Jeigu galite sau leisti rezervuoti prekę, be abejo rezervuojat ir apmokės valio, neapmokės nevalio. Galite leisti apmokėjimo terminą 3 dienas ir 3 dienom parezervuoti prekę. Galbūt vienos dienos neužteks, nes buhalterė ne visada būna darbe ir kartais buhalterė ar tik tai vėlesnis kažkoks pareigų žmogus gali apmokėti. Tai yra mažas procentas atsiskaitimų pagal išankstinę. Ta pačia išankstinė jūs galite automatizuoti ir su Paysera, kad apmokėjus išankstinį jums elektroninė parduotuvė automatiškai užsakymas pasižymė kaip apmokėtas. Tai vienas paprasčiausių būdų, kurį galima rekomenduoti tiems, kas nori išankstinės, nors pusiau automatizuoti, kad neieškoti savo banko išrašų vėliau. Tai tikrai yra geriau turėti išankstinę sąskaitą ir tegul taip nuperka, negu nenuperka visai, nebent jums nereikia pardavimų. Tai jeigu reikia pardavimų, tikrai turėkit. Jeigu jums tai kelia rūpesčių, tai paskambinkit, paklauskit ir sakykit, žmogus nori pirkti ir ar tikrai jūs pirksit, ar palikti jums šitą prekę, nes jūs pirmieji pas mane užsakėte. Tai tas žmogiškumas ir komunikacija yra absoliučiai bet kokių problemų sprendimas. Tai nebijokite komunikuoti. Tada Vaiva klausia, kur galima sukurti paveiksliuką. Tai ChatGPT yra vienas iš paveiksliukų kūrimo įrankių. Jeigu truputį plačiau žiūrėti, Midjourney yra geresnis įrankis, kur dirbtinis intelektas kuria paveiksliukus. Galbūt vos sunkiau su juo dirbti, bet jeigu skirsite pusvalandį YouTube filmukams, mokomai medžiagai, pažiūrėti, kaip kiti mokina tai padaryti, tai tikrai nėra sudėtingas dalykas. Galbūt pirmą kartą sunkiau pasileisti, nes reikės Discordo ir per tą Discordą pasijungti Midjourney. Reikės, jeigu neklystu, 10 eurų Midjourney kainuoja mėnesiui. Bet rezultato prasme ChatGPT kol kas dar atsilieka. Turi ir Photoshopas paveiksliukų generavimą, irgi nuostabus įrankis, bijau primeluoti dėl pavadinimo Fire, kažkaip berods vadinasi. Tai gal Midjourney tiesiog populiariausias įrankis ir greičiausiai judantis pirmin. Nemokamas ChatGPT, kiek žinau, Daiva nekuria paveiksliukų. Aš naudojau tik mokamą, nes pabandžiau su nemokamu kažką atlikti, paėmiau mėnesiui, pabandžiau mokamą versiją, pamačiau labai didelį skirtumą ir man negaila $20 per mėnesį už tą įrankį. Tai tikrai net tie pinigai, dėl kurių turėtumėte galvoti, jeigu jums tai neš naudos, nes aš taupau valandas savo darbo laiko dirbdamas su ChatGPT. Tai turbūt mano atveju aš ir 200 mokėčiau, jeigu jie pakeltų kainą.
Tadas klausia, ar galėsime trumpai pakomentuoti, patart apie pardavimų įrankius, tai yra prekiaujama tik viena paslauga ar produktų, taip pat tas įdomu startuoliams, kas būtų būdingiausia. Sunku atsakyti, nežinant detalių, bet pardavimų įrankių yra labai daug ir ne faktas, kad kas veikia vienam, veiks kitam. Tad šitą taip labai Tadai abstrakčiai atsakysiu. Nėra vienos tabletės, kuri tinka visiems. Yra kiekvienam labai skirtingai. Teko turėti aptarnauti ir elektroninės parduotuvės, kur buvo parduodamas vienas gaminys, viena prekė. Tai buvo medus, kita prekė buvo plaukimo aparatas ir labai skirtingai elgėsi pirkėjai tokiuose parduotuvėse, nors poziciškai elementai buvo beveik, gal ne vienodai išstatyti, bet pateikimas pačios prekės, idėjos, kad iš titulinio puslapio tu pažiūri prekę, išsirinki tik tai spalvą arba kiekį to medaus ir įsidedi į krepšelį, bet labai skirtingai veikia. Tai sunku pakomentuoti nežinant detalių, bet netgi ir žinant detalės nebus vienos tabletės. Tai manau, kad su Google Analyticsu jūs tiesiog eksperimentuosit ir kažkurį savo tinkantį būdą surasit, nes, tarkim, mums neveikia ta reklama, kuri veikia mūsų klientams, tarsi mūsų paslaugų pardavimui, neveikia taip pat, kaip veikia mūsų klientams. Kas jiems veikia, mums neveikia, kas mums veikia, tas jiems neveikia, be abejo yra ir persikirtančių dalykų, bet labiau linkęs būčiau atsakyti, kad skirtingai kiekvienam. Alvydė klausia, kokie esminiai dalykai internetinėje svetainėje prekiaujant brandesniems prabangos prekiams, šiuo atveju esame prabangių indų parduotuvė. Pirmas, kas man ateina į galvą, tai profesionalus, išdirbtas dizainas, kur žmogus atėjęs į tinklalapį pasijaučia kitaip negu 99% kitų parduotuvių. Tada jisai matys, tai intuityviai jam turi suteikti tokį prabangos efektą, kai jisai atėjo į tinklalapį. Apsilankykite mados ženklų svetainėse, ten Louis Vuitton, Gucci ir taip toliau. Ta pati Apple paimkite netgi kaip pavyzdį, tose tinklalapiuose dominuoja tam tikros tendencijos, kai naršymas jisai yra šiek tiek kitoks. Ten nekalbama apie prekę, ten nekalbama apie kainą dažnu atveju. Jūs ją rasit, bet šiek tiek jinai yra nedominuojanti, ne tas dalykas, kuris ateina į priekį. Tai manau, kad su indais irgi galima būtų viską sukti aplink tą prekę, aplink idėją, tekstai, nuotraukos, būtinai turi būti, sakyčiau, video medžiaga, kaip tas, tarkime, nežinau, indas, grafinas, stiklinė, įrankiai, parodomi iš visų pusių, iš visų kampų, kaip tai veikia, kaip atrodo, patogu, nepatogu, kiek ten vietos užima. Ir turi tiesiog aplink tas prekes sukurti prabangos kažkokį jausmą. Na ir galų gale prabangą labai gražiai reklamuoja influenceriai ir per influencerius tikriausiai būtų galbūt netgi ir vienas iš tokių kanalų, kaip galima būtų tą parduoti. UAB Metalija klausia, koks galėtų būti labai funkcionalus sąskaitų faktūrų išrašymo įrankis. Pirmas klausimas mano, kas yra labai funkcionalus, bet jeigu bendrai atsakyti, tai yra sąskaita 123 LT, iTax LT, B1 LT, daug tų įrankių, kurie kainuoja vos per mėnesį ir jau suteikia sąskaitų faktūrų išrašymo funkcijas. Tai sunku man atsakyti, nes nežinau, kas yra labai funkcionalus. Tai tikriausiai sakyčiau taip, B1 LT, iTax LT, turbūt tokie vieni finansiškai pigesnių, bet ir tikrai funkciškai nemažai svarbių ir daug funkcionalumo turinčių. Vytas klausia, ar esate savo pasiūlymuose parduotuvėms verslui šios aptartus įrankius arba viskas vienoje vietoje? Didžioji dalis įrankių, Vytai, yra tiesiog integruojama per tam tikrus kodukus. Tai yra, tarkime, kaip pavyzdys, Google Analytics'as, tai yra kodukas, kurį reikia įterpti į parduotuvę
ir tai pradeda veikti. Hotjaras irgi yra kodukas, kurį įtraukia pati parduotuvė pradeda veikti, tačiau jeigu, tarkime, imti MailerLite, Omnisendą, tai yra jau taip dalykai, kuriuos reikia programiškai suprogramuoti, kad jie veiktų tinkamai. Tai šito, tarkim, MailerLite'as, Omnisendas tikrai turim pilnai integruotas pas save. Iš minėtų galbūt vieno kito neturėsim pilnai integruotą, bet jeigu jis reikalauja integracijos. Nes, tarkime, kur paskutinėse skaidrėse rodžiau statistinius tos duomenys, kur Zoho galima analizuoti ir pjausti įvairiai statistiką, tai tiesiog tos duomenys reikia atkrauti iš kažkurios sistemos. Tai čia reikės jau tokius dalykus individualiai suprogramuoti bet kokioje sistemoje, nes norėsit kažkokių pjūvių, kurių galbūt nebus sistemai. Jeigu imti tą patį ChatGPT, tai tarkime, ką mes darom su dirbtiniu intelektu, tai mes leidžiam iš elektroninės parduotuvės automatizuotų būdų kurti prekių aprašymus. Tai tarkime, jeigu jūs įvedate prekę, kad juodas diržas su metalinė sagtimi, nurodote, kad tai yra atributas medžiaga oda, ilgis 80 cm, ten, nežinau, sagtis metalinė, paspaudžiat mygtuką generuoti turinį, mes visą tą info perdedam į ChatGPT varikliuką, jisai mums iš tų duomenų sugeneruoja prekės aprašymą, lietuvių kalba, grąžina į parduotuvę, 9%, kad jums tai tiks, bet geriau vis tiek užmest akį ir galbūt vieną kitą žodelį pataisyti ir naudotis. Tai prezimuojant, beveik visus įrankius mūsų atveju rasit, bet stengiuosi visą laiką taip kalbėti šiek tiek ne tik per mūsų prizmę, bet ir plačiaja prasme. Tai kitose sistemose dažnai būna įstiepiai, tai didesnės sistemos visada irgi įstiepius turi, tai taip pat per įstiepius galima kitose platformose tai irgi realizuoti. Jeigu žiūrėti iš Verslo.lt, taip stengiamės, kad atliepti rinką ir jos poreikius, kad mūsų įrankis būtų tas number one, apie ką visi pagalvoja, kai reikia elektroninės parduotuvės. Rūta klausia, gal rekomenduotumėte proceso valdymo programą paslaugoms perkant iš anksto per web plus pavedimus, susijęs su papildomų produktų sandėliu, siejant su skirtingiems darbuotojams užduotims. Pirmas, kas ateina į galvą, tai tiesiog ERP sistema ir kažkurią iš tų ERP sistemų išrinkti ir ją suintegruoti su e-shopu ir su sandėliu. Nesitikėkit, kad bet kokia nors viena sistema jums padengs visas funkcijas, nes gera ERP sistema, jinai bus gera ERP sistema, bet blogas e-shopas. Geras e-shopas jums niekada nebus geras ERP. Geras e-shopas jums niekada neturi spręsti naujienų išsiuntimo funkcijos ar ten statistikos, analitikos funkcijas, ką daro, tarkim, Google Analytics ir minėti MailerLite, Omnisend. Tai kiekvienas įrankis turėtų spręsti savo uždavinius ir kuo toliau to pasaulis eina link to, kad įrankiai veikia kiekvienas savo, jie gali keistis duomenimis tarpusavyje, jie prijungiami prie sistemų, kurie keičiasi duomenimis. Tai sakyčiau, kad priklausomai nuo verslo procesų tikrai tų ERP sistemų yra ir ne tiek brangių, kad ten nekainuotų 10 ar 100 tūkstančių eurų. Konkrečios gal taip vienos nepaminėsiu, nes teko daug matyti, bet kadangi mes patys, tarkim, ERP nenaudojam ir neturim tokių aiškesnių įžvalgų, tai gal nenukreipsiu į jokį pavadinimą, apart to, kad per Google pažiūrėti ir pamatyti, paimti kažkokią sistemą, metus, du su ją padirbus, jūs labai labai gerai išsigryninsit, ko jums reikia, o galbūt ir tiesiog tą pačią sistemą patobulinsit. Paulius rašo, kad jau kuris laikas galvojame apie internetinės sistemos platformos keitimą, šiuo metu naudojame PrestaShop, nebuvo naujinta nuo 2018 metų. Čia vienas kabliukas, kurį pakomentuosiu, ir galvojame Verslo.lt persikelt, ačiū, smagu, ar persikels visi prekių aprašymai, nuotraukas, kita struktūra ir taip toliau. Tai du momentus paminėsiu, tada visiems galiojantis momentas, kad, tarkime, šiuo atveju nuskambėjo 2018 metai, nebuvo atnaujinama. Privaloma naujinti jūsų parduotuvės. Jeigu jūs turite parduotuvę, kurios jūs nenaujinat daugiau negu pusę metų, o jau kritiškai yra metus, tai jūs atsiliekate nuo verslo, jūs atsiliekate nuo naujų funkcijų ir jūs atsiveriate
per spragų prizmę, kaip galima įlysti į jūsų parduotuvę, nulaužti ją, kažką nusiurbti ir taip toliau. Jau tikrai ne vienas skandalas ir Lietuvoje buvo, kai neminėsiu, tai yra brendo pavadinimo, bet nutekėjo daug duomenų, gavo baudą ir taip toliau. Tai kritinės klaidas privaloma taisyti ir, tarkim, tą patį PrestaShopą, jį reikėtų naujinti, kas 2-3 mėnesius, tiesiog periodišką eilutę jūsų biudžete, kuri turi būti skiriama naujinimams. Tarkim, mūsų atveju, taip, mes parduodam naujinimus ir kaip abonentinę paslaugą, ir kaip įeinantį į paketą, ten priklausomai nuo paketo jau pačio, bet tai privalo būti daroma. Tada, kas liečia perkelimą, tai visada iš vienos sistemos į kitą jūs galite kilnuoti duomenis. Ar tai bus iš PrestaShopo į Versys, ar netgi iš Versyso į PrestaShopą, nesvarbu, iš kurios pusės į kurią pusę. Yra moduliai, kurie gali eksportuoti prekes kaip pavyzdys XML formatu, tai tokiu atveju mes tada susiprogramuojam, kad pagal tą struktūrą, kurią jūsų PrestaShop eksportuoja, ir mes prisirišam ir suimportuojam jūsų prekes pas save. Prekės pavadinimai, kodai, nuotraukos, atributai, jeigu reikia kažkokius ir sąryšius tarp tų prekių galima suimportuoti. Tai tikrai veikiantis dalykai, nes taip veikia visi tie vadinami dropshippingai, kai jūsų tiekėjai duoda XML-us, tos XML-us pajungiam prie elektroninės parduotuvės. Tai jeigu šiuo atveju tai būtų tiesiog vienkartinis perkelimas, tai su tiekėjais yra taip, kad pajungiamas XML-as ir jisai, tarkime, 2 kartus per parą atnaujinami likučiai, kainos, naujos prekės sukūriamas. Tai tikrai yra tokia normaliai standartinė praktika duomenų mainuose, analogiškai, ir jeigu parduotuvė prekiauja daugiau, tai yra didesnės apyvartos, tai į buhalteriją rankiniu būdu kilnuoti visų užsakymo duomenų tikrai nereikėtų, tai yra toks praeitas amžius. Tai elektroninė parduotuvė į bet kokią sistemą gali eksportuoti duomenis ir, tarkime, imant Lietuvoje populiariausias Livylė, Finvalda, B1, Agnom ir taip toliau, visą tai galima automatizuoti be jokių problemų ir tai tikrai nekainuoja daug pinigų, nesvarbu ar suminę apskaitą vedat, ar prekės tikslumu. Tai buhalteriai palengvinti darbą, jinai bus dėkinga, mažiau klaidų galų gale bus ir taip toliau. Ieva klausia, ar galėtumėte patarti pradedantiesiems geriau yra turėti lietuvišką parduotuvės pavadinimą, nors prekės bus šiuo atveju itališkas, ar būti užsienietiškas? Apie brandingą gal nesu super geras patarėjas, bet padarykite tokį parduotuvės pavadinimą, kad jį būtų lengva atsiminti. Jeigu tai bus iš 2 itališkų žodžių, aš nežinau italų kalbos ir man intuityviai neįsimins jūsų parduotuvės pavadinimas, abejoju, kad aš jį surinksiu rankom, abejoju, kad aš kažką panašaus į Google įvesiu, norėdamas jūs surast, tai tikriausiai aš nueisiu pas konkurentą. Tai rekomenduočiau, kad geriau tas pavadinimas tegul būna koks nors paprastas, kad tarkime, nežinau, italijoskonis.lt. Paprasti 2 žodžiai, kurios lengva atsiminti. Tačiau yra rizika, kad ispaniškais produktais nebegalėsite prekiauti. Tai gal geriau tiesiog ten gurmaniški skoniai LT. Tai nebūtinai galbūt ryškitės prie pačios rinkos žodžio adrese, domenė, o galbūt netgi ir to paties ChatGPT paklauskite, planuoju prekiauti to ir to, man reikia laisvo domeno, kuris atspindėtų tą ir tą, būtų trumpas, lengvai įsiminti ir būtų nebūtinai lietuvių kalba, ir ChatGPT jums irgi pasiūlys įvairias idėjas. Tai jeigu ypač domins vėliau plėtra į užsienį, tai lietuviškas žodis irgi šiek tiek gali jums po to kliudyti išeiti į užsienio rinkas. OAB Metalija dar klausia apie komercinio pasiūlymo kūrimą, iš ankstinio sukūrimą. Nesu tikras, ką galėčiau čia pakomentuoti, galbūt jau buvau atsakęs apie tai, tai praleisiu, nebent kol atsakinėjau, gal patikslinsit. Ignas sako, kalbant apie influencerius ir jų pardavimus, kaip galima pasverti, įvertinti jų pardavimus. Esu šalininkas žodžio niekaip, bet jeigu žiūrėti realiai, tai vis tiek galit, nes bet kuris kanalas, kur jūs investuojat pinigus, jūs turit sugalvoti, kaip atsekti pardavimus, kurie yra sugeneruojami iš to kanalo. Banaliausias, dažniausiai naudojamas žodis yra dovanų kuponas.
tai yra nuolaidų kuponas, kur jūs tiesiog per influencerius prasiunčiat kažkokią tai žinutę su nuolaidų kuponu, tai žiūrėjau, ten ABC123 ir gausite 10% nuolaidą. Taip, jūs sutikė 10% nuolaidą, bet tai yra vienas iš būdų, kaip sužinoti, ar tas užsakymas įkrito būtent to influencerio dėka. Tai dažniausiai naudojamas nuolaidų kuponas, arba tiesiog, jeigu žinot, kad tuo metu nedarot jokios kitos reklamos, išėjo influencerio kažkokia tai sklaida ir įkrito 100 užsakymų per vieną dieną, na, tikriausiai tai jo nuopelnas. Bet pagalvokite, kaip turi būti sekama. Justinas sako, ar ChatGPT kurti aprašymai nėra prašiau indeksuojami negu žmogaus rašyti. Kol kas, ką Google'as komentuoja ir ką leidžia bent jau į eterį, tai jis deklaruoja, neva jis sugeba atpažinti, kur yra dirbtinio intelekto rašytas turinys, kur yra žmogaus rašytas turinys. Kaip jis tai daro, neįsivaizduoju ir nerandu nei vieno kažkokio logiško pagrindimo. Tai iš šitos pusės, jeigu jums ChatGPT duos 3 trumpus tekstukus, jūs juos sumiksuosit dar ranka ir dar porą žodžių pakeisit, manau, kad tai sueis, bet ta informacija keisis, manau, tik vieną dieną ir tiesiog reikia googlint kartą per savaitę šitą temą ir žiūrėti, ką rašo pasaulis apie šitą temą, nes tikrai iš vienos pusės Google'as ir kiti bandys tikrai apsisaugoti, kad nepiknaudžiautų, tuo tarpu ChatGPT tikrai kurs dar dėlesnius tekstus kiekvieną kartą. Ir anonimas klausia, sutinka, kad reikia naujinti parduotuvės, ne kas mėnesį, neperspaustim. Tai tikrai ne kas mėnesį, idealu būtų tik vieną dieną. Google savo sistemą atnaujina 1,5 karto per vieną dieną. Tai daugiau negu vienas update'as per dieną. Iš praktikos, taip, jeigu tai nėra kritiniai kažkokie atnaujinimai, o atnaujinimų sąrašas vis dar yra pasiekiamas viešai, ar tai būtų PrestaShopas, ar, nežinau, mes, ar bet kokia kita sistema, tai komunikacija apie atnaujinimus yra skleidžiama. O jeigu tai yra kritinis dalykas, tarkime, saugumo spragos kažkoks tai pašalinimas, nes vakar pasaulis kažką ten atrado, tai kuo greičiau atsinaujinsit, to mažesnė tikimybė, kad ta spraga pas jūs pasinaudos. Lietuviškus e-shopus laužo pakankamai retai, dažniausia tai yra automatizuoti robotukai, kurie tiesiog skenuoja ir bando viską pagauti, tiesiog tas sistemas, kur nenaujintas po 5 metus. Ir dažniausiai kenčia WordPress'as, kurį pagamino prieš 5 metus ir pamiršo. Tai dažniausiai tiesiog reikia tai, nepamiršti. Arnas klausia, su kokiamis ERP sistemomis esate darę integracijas? Sorry, jeigu apie tai buvo atkalbėję. Daug teko daryti. Ir Salesforce'as, ir Odoo, ir kažkurį tas žodis SAP'as ir Navision'as. Tai tikrai versęs jau 15 metų, tai per 15 metų teko labai daug visko matyti, o pats šitam versle dar maždaug +8 metai. Tai nėra turbūt sistemų šiai dienai, su kuriomis negalima būtų susintegruoti. Sistemos turi arba kažkokius XML failų mainus, arba taip vadinamus API'us. Tai, o jeigu sistema neturi nei XML mainų, nei API'us, tai tikriausiai tą sistemą reikia mesti per bortą ir ieškoti naujos, nes jinai bus pasenus, nes tai yra turbūt 2 burtažodžiai, kurie privalomi. Irgi, Pauliau, atsakysiu tada bendrai. Toj sekundėlė kažką matyt praleidau, nes peršoko ekranas, atsiprašau. Arnas rašė domino Odoo. Taip, su Odoo irgi teko dirbti, viskas ok, jokių priekaištų kažkokių nežinom. Galbūt nebent patektų į tą formuluotę, kad ERP sistema turi būti ERP sistema, e-shopas turi būti e-shopas ir tiesiog 2 sistemas turi bendrauti tarpusavyje. Nors, kiek žinau, Odoo berods turi netgi ir savo kažkokį e-komercijos sprendimą patys iš savęs. Iš bendro išprasimo, kiek žinau, galiu klysti.
bet esu šalininkas to, kad Google Analyticsas yra tam, kad rinkti analitiką ir nedaryti rankiniu būdu, Omnisendas yra tam, kad siūsti naujienlaiškius ir neprogramuoto parduotuviai savo internetinėje, nes bus pigiau nebus, bus kreiviau ir nekokybiškiau. Tai aš esu šalininkas to, kad kiekvienas sprendimas turi spręsti tam tikrą uždavinį ir tie sprendimai tarpusavėje bendrauti. Jo, Pauliau, gera tema ir klausimas. Pakeitus platformą, čia Paulius, kur klausė apie perėjimą iš PrestaShop į Versisą, pakeitus platformą galima neprarasti iš SEO pusės nieko, jeigu jūsų partneris naujas turi, na, aš tai vadinu, tiesias rankas, atsiprašau už žargoną gal, bet yra labai paprastas paaiškinimas, kaip tai yra padaroma. Paimkite, čia dabar kalbu abstrakčiau apie absoliučiai visas sistemas, kai jūs keičiat vieną į kitą, kad būtų taip abstrakčiau iškomunikuota. Turėt seną sistemą, Google'as iš ten žino, tarkime, 2000 nuorodų. Turit naują sistemą ir 2000 nuorodų yra naujų. Ką jūs galite padaryti lengviausia, tai susijęti kiekvienai senai nuorodai, padaryti atitikmenį naujai nuorodai. Tarkime, jeigu buvo nuoroda parduotuvė LT/batai, o dabar nuoroda bus parduotuvė LT/raudoni batai, tai jūs galite padaryti tą vadinamą 301 rediriектą, nukreipimą, kad visi, kas ateina į /batai, jos dabar nukreipia į /raudoni batai. Beras taip sakiau. Ir tokiu būdu Google'as supranta, ar kita paieškos sistema supranta, kur buvo turinys ir kur jisai bus. Tai nereikia paranoiškai daryti visų 2000. Kaip mes darome ir ko pakanka, kad išspręs 99%, tai yra du įrankiai. Google Analytics, Google Search Console. Iš dviejų šitų įrankių, iš Google Analytics, jūs galite ištraukti tai vadinamus landing pages, tai yra, kur ateina lankytojai, į kokius puslapius. Ir nesvarbu, iš kur jie ateina, iš forumo, iš paieškos sistemos, žodžiu, ką duoda Google Analyticsas kaip landing pages, tai yra būtent puslapis, į kurį ateina lankytojas. Išsitraukėt tos, tarkim, 2000 puslapių. Ir šalia bus skaičiukas, kiek žmonių per paskutinius metus ten atėjo. Analogiškai iš Google Search Console'ės jūs galite ištraukti puslapius, ką yra suindeksavęs Google'as, ir yra du kriterijai. Vienas tai yra suindeksavo ir rodo puslapį, kitas kriterijus suindeksavo ir ant to puslapio paspaudė. Tai dažniausiai jie koreliuoja šitie skaičiukai, bet ne visada. Tai išsitraukit per du pjūvius. Vienas, ką jisai rodo apie jūs, o kitas, ką spaudžia. Tai šiuo atveju turim 3 sąrašiukus, nors dažniausiai aš gaminu vieną iš to, ką parodė, ką paspaudė, nes jeigu rodo ir nespaudžia, arba spaudžia daug, tai vis tiek reiškia rodo. Tai ištraukiam duomenis ir turim 2 arba 3 sąrašiukus. Iš jų paimam, na, tarkime, po top, vėlgi, čia reikia turėti mintie, kad reikia suprasti parduotuvės dydį, bet tarkim, jeigu iš viso Google'as yra suindeksavęs, tarkim, pas jūs 10 000 puslapių, tai užtektų turbūt top 200-300. Jeigu Google'as yra suindeksavęs pas jūs 100 000 puslapių, na, gal paimčiau top 500, top 800 puslapių. Ir iš to sąrašo tada sudarot skirtingų nuorodos sąrašiuką, nes nuorodos, ką matys Google'as ir ką rodys Google Analytics, didžioji dalis tų nuorodų bus besikartojančios. Taigi iš tų 2 sąrašiukų su Excel'o pagalba labai paprasta dublikatus pašalinti, turit vieną sąrašą ir tam sąrašui reikia užpildyti B stulpelį. Tai surikiuojat pagal parodymų kiekį, reiškia svarbiausias nuorodas bus pas jūs viršuj ir svarbiausias dažniausiai ir būna pasviras braukšnys, tai yra titulinis puslapis, pirmo lygio meniu, kažkokios tai topinės prekės, jos ir bus tai, kur jūsų reklamą veda, arba tai, ką Google'as labiausiai suindeksavo geriausiai. Ir tiesiog paimkite iš to sąrašo, mes skaičiuojam taip 100 nuorodų, B stulpelį užpildyti su naujos platformos naujų adresų užtrunka valanda.
Tai jeigu jūs turėsit 500 puslapių sąrašiuką, tai neturėtų būti daugiau kaip ten pusdienis, 5 valandas darbo. Jeigu esate labiau paranojinis žmogus, na, padarykite ne 400, padarykite 800 puslapių. Jeigu labai labai paranojinis žmogus, pergyvenantis esate, padarykite 2000. Ir Google'as už tai jums tik padėkos, jums bus iš to geriau, bet jeigu žiūrėti per prizmę neparanojant ir turėti gerą rezultatą, tai top 300 išspręs jums 80-90% visų nuorodų, top 500 išspręs jums turbūt 95%, nepriklausomai nuo to, kiek puslapį Google'as apie jūs žino. Nes tai yra topiniai puslapiai, jos labiausiai suindeksavo ir jų reikia neprarasti, o visi kiti puslapiai iš esmės gražiai susindeksuos per laiką ir nieko baisaus tame nenutiks. Tai išsamei, bet stengiausi ko trumpiau. Va, ir... Ačiū. Ačiū Vitalijau, ačiū už skirtą laiką. Ačiū, žinoma, visiems žiūrovams, taip pat ypatingai uždavusiems klausimus. Čia buvo e-commerce talks, šiandien turėjome 16 webinarą su Vitalijum Dubiečiu iš Verskis LT. Tikiuosi ne paskutinį kartą, Vitalijau. Manau taip. Tai va, o šiais metais tada šis webinaras yra paskutinis, planuojam kitais metais tęsti webinarų ciklą, bent jau kartą per mėnesį. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, sėkmingų jums šventinių pardavimų. Kai mes pabaigsime šitą webinarą, primenu, kad jūs gausite kvietimą atsakyti į apklausą, kaip jūs vertinate šitą webinarą, ko tikitės ateityje, tai kviečiu jūs užpildyti, tai tiesiog padės lengviau reaguoti į tai, kokiu webinaru norite jūs. Ir dar kartą mačiau, keletas buvo klausimų, tai tiesiog šio webinaro įrašas žinoma bus, kaip ir visų kitų e-commerce talks webinarų įrašus mes patalpiname Pacer profilyje YouTube, skiltyje e-commerce talks. Tai kažkur kitą savaitę, matyt, patalpinsime ir šitą. Taigi, gerų pardavimų, sėkmės ir gero vakaro, iki. Visiems ačiū, visiems iki.